Labas mano mergaitės, aš be galo džiaugiuosi jūs čia matydama. Šiandien mes su jumis pakalbėsime apie 3 lengvus būdus sulieknėti negrįžtamai, nes mes visos norim ilgalaikių rezultatų, ne trumpalaikių, kur po savaitės, po 2 arba po mėnesio dings. Ne, mes norime ilgalaikių rezultatų, nes norime visą laiką mylėti savo kūną, mylėti save, džiaugtis savo kūnu, pirkti drabužius, kurie mums patinka, o ne tai, kas mums tik tai tinka ir paslėps mūsų visus minusus. Ne, mes su jumis šiandien kalbėsime apie 3 lengvus būdus sulieknėti negrįžtamai. Labas, negrįžtamai mes šiandien kalbėsim, kaip sulieknėti dėl vienos labai paprastos priežasties. Mums yra svarbu kartu su Anastasija jums papasakoti ir duoti tokią informaciją ir tokias metodikas, kurios jums padės pakeisti gyvenimo būdą. Ne tiesiog sulieknėti, nes ruošiatės kažkokiam tai vakarėliui, arba draugų vestuvėms, arba savo vestuvėms, arba dar kažkokiai tai progai. Mūsų tikslas yra duoti jums tokios informacijos, kurią šiandien jums mes ir suteiksime, kad jūs suprastumėt, suvoktumėt, iš karto integruotumėt tai į savo gyvenimą ir jūsų gyvenimas pasikeistų. Ir sakykime, šiandien pradedat, šiandien sužinot, šiandien pradedat, ir pamažu, mažai žingsniais jūs surandat savo tinkamą svorį, savo tinkamus išmatavimus, savo tinkamą drabužių dydį, jaučiatės puikiai, jokių alinančių dietų, jokios žalos jūsų organizmui, daugiau energijos, daugiau šypsenų, daugiau nuotaikos geresnės namuose, iš savo pusės, iš savo artimųjų draugų pusės ir taip toliau, ir džiaugiatės gyvenimu. Taip kad šiandien bus labai svarbi informacija, todėl merginos, miedlosios mano moteris, pasidalinkite, prašau, šią transliaciją kartu su savo draugėmis, užtaginkite jas dabar komentaruose, paimkite čia nuorodą ir tiesiog nusiųskite savo draugėm, tegul jos įsijungia ir pažiūri šį seminarą kartu su mumis. Taigi šiandien mūsų seminarą vesim mes kartu su Anastasija, aš pristatysiu savo žmoną, o mano žmona pristatys be abejo mane, nes apie save negražu kalbėti. Taip kad Anastasija, 34 metai, dirba su klientėm nuo 2014-2015 metų, jau geras 10-metis. Jeigu paimti visus klientus, maždaug 8000 patenkintų klientų, čia dirbant kartu sporto salėje, nes Anastasija dirbo ir fiziškai kartu su klientėm ir su klientais sporto salėje ir dabar jau daug metų dirba su klientėmis online, tai yra internetu ir be abejo tai yra sportinis išsilavinimas VDU, Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos bakalauras plus sporto diplomas įgytas būtent 2015 metais. Ir mano vyras, Vadimas Zizas, kuris mane iš tikrųjų atvedė į sportą ir supažindino su jo 36 metai, dirba su klientais nuo 2012 metų, turi taip pat virš 8000 klientų patenkintų, nes irgi dirbo ir sporto salėje, ir online, žodžiu, visaip dirbo ir taip pat yra baigęs VDU mokslus ir turi taip pat užsienio diplomą Neil Hill Academy UK išsilavinimas. Tai buvo 2016 metais pas vieną geriausių visų laikų trenerių Neil Hill, pasižiūrėkite, pagooglinite internete, surasite, kas tai per žmogus. Bet manau, kad šie skaičiai jums mažai ką pasakys, arba mūsų diplomai mažai ką pasako žmonėms, kurie nemato mūsų klientų ir klienčių rezultatų. Teisingai, taip kad dabar ekrane jūs tiesiog pamatysite mūsų klientų ir klienčių rezultatus. Per tą laikotarpį be abejo jų buvo tūkstančiai, bet čia dabar jūs savo ekranuose matote gerą 10, galbūt netgi 20 mūsų klienčių, kurios pasiekė nuostabiausių rezultatų ir aš noriu jums priminti, kad tai nebuvo jokių dietų, kefyrų, grikio, agurkų, avokadų, dar kažkokių tai idiotiškų dietų, tai buvo subalansuotas, skanus, tikras, sveikas maistas, plus subalansuota sporto programa, plus motyvacija ir palaikymas, plus visos žinios, kursai, seminarai, mokymai ir štai tokių rezultatų pasiekė mūsų klientas. Jokio organizmo alinimo, jokių griežtų dietų, jokių kraštutinumų, jokių sporto programų, kur tu valandomis sportuoji sporto salėje ir neišlendi iš ten. Ne, jokių kraštutinumų. Aš esu tik tai už balansą, nes mes norime ir gyventi, ir atrodyti gerai. Todėl mes atradom šitą balansą ir pritaikėm jį savo klientėm. Mes sportuojam tam, kad gyventi, o ne gyvenam tam, kad sportuoti. Lygiai taip pat mes valgom tam, kad gyventi, o ne gyvenam tam, kad tiesiog valgyti ir valgyti. Tai, ką mes jums šiandien papasakosim, jūs taip pat galėsite pakeisti savo mąstymą, pakeisite savo gyvenimą, pakeisite savo mitybos įpročius ir jūs ir jūsų visa šeima galėsit pradėti tinkamai maitintis, gerai atrodyti, visų pirma, visų antra, super ir gerai jaustis, turėti daug energijos ir džiaugtis
šiuo nuostabiu gyvenimu. Taigi šiandien jūs sužinosite 3 dalykus. Visų pirma, tai 3 svorio augimo priežastis jūs sužinosite. Kodėl po galais tas svoris auga. Ir mums neretai klientai sako, aš nieko nevalgau, bet aš kažkodėl storėju, ne, kažkodėl priauga svorio. Kažkodėl svoris auga ir kai užlipu ant svarstyklių, nesuprantu, kodėl tie skaičiai vis didėja ir didėja. Taigi pakalbėsim apie tai taip pat. Šiandien pakalbėsim apie tai, kaipgi numesti tą svorį, naujausios technikos, kas yra dabar, pagal visus naujausius trendus, pagal visą mokslą, kaip yra geriausia dabar numesti svorį. Ir kalbėsim apie tai, kokį jūs aišku planą gausite, kad sulieknėti čia ir dabar, negrįžtamai ir išlaikyti jums tinkamą svorį. Tinkamus rezultatus, tai, ką jūs norite matyti veidrodėje visada. Taip. Ir prieš tai be abejo vienas prašymas iš jūsų. Be abejo, jūs jau pasidalinote transliaciją su savo draugėmis ir vienintelis prašymas, štai šitą įrenginį, jeigu žiūrite ne iš telefono, šitą įrenginį prašau padėkite kur nors, apverskite jį ekranu į stalą ir kad jisai jums netrukdytų. Nes šiandien mes su jumis sugaišim maždaug 45 minutės, nedaugiau, bet pažadu, kad informacija bus tikslinga, įdomi, naudinga, bus linksma, įdomu, vertinga. Taip kad palikite telefoną, visi, kas jūs blaško, paprašykit savo vaikų ar artimųjų, galite mane palikti 45 minutėm, kad aš tiesiog pasimėgaučiau seminaru, kad aš gerai praleisčiau laiką su Vadimu ir su Anastasija ir sužinočiau tai, kas padės mūsų šeimai būti sveikiems, gražesniems, laimingesniems, energingesniems ir labiau patenkintiems savo gyvenimu. Merginos, jūs žinot, kad viskas prasideda nuo pirmo žingsnio, kurį reikia žengti. Tai vat šis seminaras šiandien yra jūsų pirmas žingsnis link sveikesnio gyvenimo, link gražesnio kūno, link meilės savo. Tai prašau, padarykit tą žingsnį, atidėjus visus darbus ir telefoną į šoną. Mes sutarėm su jumis, jeigu sutarėm, parašykite komentaruose tiesiog sutarėm ir mes pradedam šiandienos mūsų seminarą. 3 būdai sulieknėti negrįžtamai. Važiuojam. Pakalbėkime iš pradžių apie 3 svorio priaugimo priežastis. Visų pirma, tai aš labai norėčiau, kad jūs, nors žinai ką, papasako geriau tu, kaip nustoti save gėdinti, nes jeigu vyras pasakos, tai čia vyru jūs nieko nesuprantat, moteris papasakos jums, mielosios mano, kodėl verta. Yra viso pirmo. Mes labai dažnai galvojame, kad mūsų svoris auga tik tai dėl maisto, bet iš tiesų taip nėra. Labai daug mes turime psichologinių problemų, dėl kurių pas mus atsiranda apsivalgymai, emociniai šuoliai ir taip toliau. Ir mes valgom maistą tada be saiko ir svoris pas mus auga. Ir labai yra svarbu nustoti save gėdinti už tai, kad jūs turite viršsvorį. Taip, jūs turite tai priimti tiesiog kaip faktą. Taip, aš kažkur apsileidau, taip, aš kažkur valgiau netinkamą maistą. Tiesiog vieną dieną reikia priimti tą faktą ir nustoti save gėdinti, pasižiūrėti save į veidrodį ir priimti sprendimą, kad taip, aš tokia buvau, aš dabar esu tokia, aš matau tai, ką aš padariau su savimi veidrodyje, bet aš pasiryžusi tai pakeisti. Ar tai jūs padarėt, ar tai buvo nelaimingi santykiai, ar tai blogi santykiai su šeima, su antra pusė, stresas, ligos kažkokios ir panašiai. Svoris gali augti dėl įvairių priežasčių ir dažniausiai tai būna emocijos. Neigiamos emocijos, kurios įtakoja jūsų viršsvorį. Jūs turit neigiamų emocijų ir tada pradėte daryti netinkamus žingsnius, kurie priverčia jūs valgyti daugiau, stresuoti ir taip toliau. Tai mergaitės, pirmas dalykas, ką jūs turite padaryti, tai pagaliau priimti save. Taip, aš esu tokia, bet aš noriu keistis. Viskas. Tada mes judam toliau su jumis. Ir kas svarbiausia, kad jeigu jūs jau priėmėte šį sprendimą ir jūs esate tinkamoje vietoje, žiūrite šį seminarą, mes jums padėsime. Bet prieš tai aš jums papasakosiu apie tai vadinamą užburtą gėdos ratą. Pasižiūrėkite į ekranus, kaipgi atrodo tas užburtas gėdos ratas. Visų pirma, tai jūs priaugote viršsvorio, ne? Kažkas jau yra, kažkokia tai jau baronka yra, kažkoks kumpis jau tai vadinamas yra, jau nepatinka jums, kaip jūs atrodo. Jums pasidaro gėda, jūs pradedat kaltinti save, kaip aš čia taip apsivalgiau, kaip aš čia taip užleidau save, kaip aš taip galėjau, kodėl aš vakarais prisivalgau, kodėl aš naktį einant į tualetą kažką prigrėbiu, kokį nors vieną kitą saldainį ir taip toliau. Viskas jau yra kaip yra. Po to mes pradedam galvoti, kad jeigu aš jau esu tokia bloga, tai reiškia, tai blogajai nieko realiai ir nereikia.
Jūs esate, jūsų manimų, neverta nei gražių santykių, nei akimirkų, nei vyro, nei vaikų, nei gero uždarbio, nei gražių namų, nei kažkokių tai gražių drabužių, dalykų, kelionių, pasaulio pažinimų ir taip toliau. Kodėl? Nes jūs save nemylit, jūs save kaltinat, jūs save gėdėtės ir jūs galvojat, kad jūs dėl viso šito esat kalta, o kaltinamąjai kabutėse nieko ir nereikia, nes jūs nesate to verta. Kas vyksta toliau? Po to jums jau pasidaro nebesvarbu. Koks skirtumas? Dabar sveriu 85 kg ar 90. Žiūriu, kad jau 3 ženklis skaičius, 102 kg. Tai koks skirtumas? 102 arba 109 arba 107. Jau nebesvarbu. Jūs numojat ant savęs ranką ir sako, tiek to, tai, neklaužadai, tai, kalties pilnai moteriai nieko nereikia. Jinai nieko nėra verta. Ir tada valgote dar daugiau. Ir tada žiūrėkit, praaugote dar daugiau svorio. Ir lygiai tą patį užburtą ratą jūs sukate. Deja, gėdos jausmas priverčia mus nuleisti rankas. Mes numojam rankas į save, nes nemylim save, gėdėjamės savęs, galvojam, kad mes nieko negalim pasiekti šitame gyvenime ir tai priverčia mus nuleisti rankas. Nuleidžiam rankas ir galvoju, yra kaip yra. Tęsiu tai toliau. Pradedam savęs gailėtis šiek tiek ir maistas keliauja į mūsų skrandį. Ir aišku, tai dažniausiai yra netinkamas maistas. 100% yra netinkamas elgesys. Netinkamas elgesys yra gėdinti save, kaltinti save, jausti kažkokią kaltę ir visą tai užvalgyti. Nes tai priveda prie užburto svorio augimo rato. Vėlgi, pasižiūrėkite ekranus, kaip tai atrodo. Jums nepatinka, kaip jūs atrodot, jūs pradedat laikytis griežtos dietos, jaučiatės silpnai, trūksta energijos, nes dietos kažkokios tai laikotės grikių dietos, labai naujamadiškos kefyro dietos, labai naujamadiškos mangų dietos, bananų dietos, braškių dietos, dar kažkokios tai dietos. Energijos nėra, nuotaikos be abejo taip pat nėra, hormonų didžiulis disbalansas. Jaučiatės asocialiai, kai draugės kviečia jūsų į kavinę, sako, ei, varom su mumis, pasėdėsim, juk penktadienis, valgysim ką nors skanaus, atsigersim kavos ir taip toliau. Negaliu, nes jūs laikotės labai kažkokios tai griežtos dietos. Kas nutinka tada? Jūs tada galbūt ir numeta tuos kelis kilogramus, bet pervargus jūs grįžtat prie jums įprastos mitybos. Nes kiek galima, klausykit. Valgo tik tai 2, 1 arba 3 produktus visą savaitę arba visą mėnesį, energijos nulis, draugės beveik praradau, draugės jau niekur nebekviečia, jeigu einu su draugėmi kavinę, galiu valgyti tik tai tą kefyrą arba tuos grikius, nes tokia yra mano dieta, ta idiotiška, draugės į mane keistai žiūri, prastos nuotaikos yra, hormonų didžiulis disbalansas ir esu tiesiog fiziškai, psichologiškai, emociškai pavargusi. Tada jūs nusprendžiat, tiek to. Nustojat laikytis tos dietos, nes kiekviena dieta turi galiojimo laiką. Negalite laikytis grikių dietos ištisus metus. Mėnesį laiko, viskas, 4 savaitės, 5 savaitės. Praeina tos 5 savaitės, jūs grįžtat prie jums įprastos mitybos ir žinot, kas būna? Priaugat atgal svorio. Ir priaugat svorio, grįžtat... Truputį daugiau. Truputį daugiau. Reiškia, jeigu prieš tai svėrėt 80, tai pasilaikė dietos, numetė iki 75, bet grįžot prie jums įprastos mitybos, 82, 83. Pogalais tiek daug visko kentėjo, tiek daug visko netekot ir priaugote netgi 2 kg. Kai yra kraštutinumai, ateina laikas, kai tu nebegali to kontroliuoti ir dažniausiai labai daug ką lemia mūsų emocijos, nes mes pavargstam psichologiškai, emociškai. Laikėtės griežtos dietos, jūsų psichika pavargo, jūs pavargote. Ir ateina laikas, kai jūs nebegalit. Jums visur kvepia tas maistas, jūs visur matot, sapnuojat tą maistą skanų, pagaliau jį suvalgyti. Ir štai ateina diena, kai jūs nebegalit. Ir vyksta lūžis ir jūs persivalgot, o paskui jau eina. Ir tą ratą sukam be galo be krašto. Ir ten jau 85, po metų 89, jau žiūrėt, visą galbūt jau tas 2 ženklis skaičius, aš jau niekada neperlipsiu iki 3 ženklių skaičiaus. Bet pasižiūrim, kad po 10 metų jau 3 ženklis skaičius, 102. Tai koks skirtumas? 102 arba 107, jau nėra prasmės. Bet sveikata vis prastėja, energijos vis mažėja, nuotaika vis prastėja. Bet tada mes perinam prie užburto kabutėse palaikymo rato. Štai kaip jisai atrodo. Pavyzdžiui, vyras jums pasako, kad jūs blogai atrodote, ne? Jūs sakot, jūs imatės veiksmų, jūs nustojat gaminti įprastą nesveiką maistą, nes iš pradžių priaugamas svoris yra kaip?
Jūsgi nevalgot tinkamai gerą maistą, vien tik tai gerus, švarius ingredientus ir sveikai jūs pagaminat ir nepersvalgot jų. Ne, priaugamas svoris yra dėl to, kad aktyvumo yra mažai, plus prastas yra maistas. Prastos maisto tradicijos, prastas maisto gaminimo tradicijos nuo pat jūsų vaikystės, nuo savo tėvų, mačiučių ir taip toliau pereina. Reiškia, jūs galvote, tokie, viskas, vyras pasakė, dabar aš noriu susimti, arba susimsiu dėl savęs. Jūs nustojat gaminti tą prastą maistą, kuriuom dėka jūs priaugote ir jūsų visa šeima turbūt priaugo nereikalingų kilogramų ir prastai jaučiatės. Jūs dabar pradedat gaminti sveiką maistą ir kas nutinka? Vyras tada yra nepatenkintas, neskanu, aš nevalgysiu ant Čiagi jis mums pasakė, ir ne tau pasakė, kad tu nelabai gerai pradėjai atrodyti. Tai jisai nori, kad tu lieknėtum, bet jisai neplanavo lieknėti. Taip, tada jums sunkiai sekasi laikyti sveikos mitybos vienai. Jūs nutarėt grįžti prie įprasto gyvenimo ir vyras vėl jums sako, kažkaip nelabai prastai atrodo. Jūs vėl imatės veiksmų, vėl pakeičiate tą prastą, blogą, riebę, nesveiką mitybą į gerą mitybą, vyrų vėl nepatinka, jūs vėl nusiminat, jūs vėl numojat ranką, jisai vėl jums sako, kad jūs prastai atrodo. Ir tas užburtas ratas. Tai ką man daryti? Tai dabar klausimas. Tai ką man daryti? Tai kaip tada sulieknėti, neprarasti santykių ir neišprotėti vienu metu? Nes norėtųsi būti ir neišprotėjusiai, ir gražiai, lieknai, figūringai, energingai, laimingai, ir dar neprarasti santykių turimų arba susirasti tinkamų santykių. Kaip po galais tai padaryti? Mes turim atsakymą. Taip. Mes jums šiandien apie tai papasakosim, taip kad nesijaudinkit, mes žinome kaip. Labai paprastai, merginos, viskas yra daug paprasčiau, nei jūs galvojat, iš tikrųjų. Pradėkim nuo psichologijos. Taigi pirmas punktas. Surasti savai kodėl. Jūs turite atrasti, kodėl jums reikia šių pokyčių. Kiekvienam tas kodėl yra savas. Noriu nusipirkti kažkokią suknelę. Noriu nusipirkti gražius apatinius rūbus. Noriu pasiruošti kažkokiai tai šventijai. Noriu parodyti buvusiam, kad aš dar galiu atrodyti labai gerai, neblogai, seksualiai, patraukliai, nes jis kažkada jūs įžeidė. Gražiau, seksualiau, patraukliau netgi. Taip. Kad norite rodyti kažką ten draugiai, pavyzdžiui. Arba tiesiog dėl savęs. Norite save mylėti. Norite žiūrėti į veidrodį ir nesigėdyti savęs. Norite daryti nuotraukas, gražias nuotraukas, nes tiek yra moterų, kurios gėdėjasi fotografuotis, nes tiesiog nepatinka, kaip jos atrodo. Norite išdrįsti pasižiūrėti save į veidrodį, norit grožėti savo kūnu. Pamėg, pas tai buvo viena klientė, kuri atvažiuodavo į parduotuvę, drabužių parduotuvę, prisipirkdavo drabužių, realiai grįždavo namo ir po kurio laiko nė karto neužsidėjo šitų rūbų, tiesiog jos išmesdavo. Taip. Taip, ir tai yra dėl to, jog nepatinka, kaip atrodo, nemyli savo kūno, nemyli savęs, apsirengia ir nesijaučia savimi, supranta, kad atrodo nelabai gerai, priaugo nemažai svorio, bet žiūri į save ir galvoja, kaip aš čia galiu eiti ir jaustis užtikrintai savo kūne. Kaip aš galiu pasitikėti savimi, pasitikėti savo kūnu, pasitikėti savo grožiu, pasitikėti savo moteriškumu, jeigu aš taip nesijaučiu. Todėl jūs turite atrasti savo kodėl. Kodėl aš noriu šitų pokyčių. Ką man šitie pokyčiai atneš. Kodėl man jų reikia. Ne jūsų vyrui, galbūt ir jūsų vyrui. Tas kodėl gali būti toksai, kad jums atrodžius gerai, jūs galėsit išgelbėti, pavyzdžiui, savo santykius. Tai gali būti jūsų kodėl. Arba aš noriu parodyti pavyzdį savo vaikams, kad jie būtų, kad mama vis dar gali, arba kad jeigu aš noriu padaryti įtaką savo vaikams, kad jie, pavyzdžiui, sportuotų, sveikai valgytų, tai galima padaryti tik tai pavyzdžių. Priversti juos negalima, galima tik tai padaryti pavyzdžių. Tai gali būti jūsų kodėl. Be abejo, savai kodėl surasti, tai vienas iš svarbiausių žingsnių. Nes jeigu jūs kažkas įtikins arba užmotyvuos čia 5 minutėm, iš tikrųjų, žinau, kad prabėgsiu aš tą maratoną, arba iš tikrųjų sulieknėsiu iki 60 kg, jau super, bet rytoj ta motyvacija pasibaigs. Taip. Bet jeigu jūs surasite savai kodėl, jisai bus ir rytoj jūsų kodėl, ir po ryt, ir po savaitės, ir po mėnesių, ir po 3 mėnesių. Ir kai bus sunkesnės jums dienos, paglas, taip nesinori keltis, lijundra, šlapdriba kažkas, arba sniegas, arba šaltis, bet reikia pasportuoti, o taip nesinori lysti iš tos kaldros, bet kai jūs prisiminsite savai kodėl, jūs išlysite iš po kaldros,
jūs įsijungsite Anastasijos treniruotės namuose, be papildomos įrangos, 15 minučių kartu su Anastasija pajudėsite. O jeigu jums yra sunku prisiminti tą savąjį, kodėl, tai galima jį kažkur tai užsirašyti ir pakabinti matomoje vietoje arba telefonė, jeigu jūs nenorite dalinti su savo artimaisiais, kad jie žinotų, kodėl jūs norite pokyčių. Užsirašykite telefone arba bloknote ir tiesiog, kai jums reikės tos motyvacijos, jūs atverskit ir prisiminkit, kodėl jūs norite šitų pokyčių. Ne kažkas, bet jūs, kodėl norite šitų pokyčių. Ir svarbiausia, nieko nekaltinkit. Visų pirma, mes jau išsiaiškinom, kad save kaltinti yra visiškai beprasmiška, tai nepriveda prie jokio rezultato. Ir taip pat nekaltinkite savo artimų arba vyro. Oi, vyras mane mes, jeigu aš nesuliknėsiu arba vėl nebūsiu graži, kokią jisai vedė prieš 3 metus arba prieš 5 metus arba 7, koks jisai kiaulė, kaip jisai taip gali. Jeigu jūs taip kaltinsit, visų pirma, tai bus jūsų netinkamas kodėl, jūs dėl jo nesportuosit, nes jūsų manimo jisai yra paršas, o visų antra, tai iš tikrųjų ir neišgelbėts jūsų santykių, nes jūs jį kaltinsit. Yra kaip yra. Arba jeigu mano vaikas norėtų sveikai maitintis, jisai ir maitintųsi sveikai ir nereikia čia mamai jokio rodyti pavyzdžių. Irgi netiesa, jūsų vaikas nemato pavyzdžio ir jisai maitinasi taip, kaip jūs jį maitinat, arba kaip maitinatės ir jūs pati kartu su savo vyru. Taip, kad visada yra geriau pradėti nuo savęs, neieškoti kaltų. Ai, čia maisto gamintojai jie kalti dėl to, kad aš priaugau svorį, nes ten prideda visokiausių chemikalų, konservantų, dažiklių, saldiklių ir viso kito, visokiriopai mane bando apgauti. Jie daro savo į darbą, bet mes jums papasakosime, kokį maistą rinktis ir čia jau yra jūsų sprendimas rinktis gerą maistą ar blogą ir surasti savo į tikrai kodėl, pasiekti savo rezultatų kartu su mumis mūsų pagalbos dėka ir nutrinti visiems nosį, pasakyti, kad aš galiu, taip. Jūs manim netikėjot, o aš vis dar galiu. Ir aš net nebejoju, kad kiekviena iš jūsų gali. Tik tai reikia atrasti tos žingsnius, kurie tinka būtent jums. Kaip ir prieš tai sakėm, atrasti savai, kodėl jūs norite pokyčių. Toliau, kas bus, jeigu nepadarysit? Po klausimo, kodėl, sekantis klausimas, kas bus, jeigu jūs nepadarysit? Kodėl? Aš noriu nusipirkti gražų apatinį trikotažą. Kas bus, jeigu jūs nepadarysit? Tų pirmų žingsnių link kūno pokyčių. Pavyzdžiui, nepradėsit sveikiau maitintis, nepradėsit lengvai sportuoti. Kas bus? Ar jūs galėsit nupirkti tą gražų apatinį trikotažą, apie kurį jūs galvojate? Man atrodo, kad ne. Kaip atrodo jums? Jūs turite visada užduoti savo klausimą. Kas bus, jeigu aš to nepadarysiu? Ir niekada nesigėdykit materialių dalykų. Nes žinot, yra tokios moteris ir vyrai taip pat, ai, tai tu čia toksai materialistas, tau svarbiausia įlysti į gražius drabužius, į gražius marškinius arba į gražus... Koks tavo skirtumas? Čia ne tavo reikalas. Jeigu jūs, mielosios, norit gražiai atrodyti su tam tikrais drabužiais, užsidėjus tuos drabužius, tai yra jūsų kodėl ir jūs neturite aiškinti niekam kitam, kodėl jūs tokia esat materialistė, kodėl jūs materialūs, čia pami dalykai yra svarbus. Visi tie, kurie pasako vien tik tai apie sielą, apie dvasingumą, apie Dievą ir taip toliau, patikėkit, patys nieko nedaro ir tik tai ieško prie ko prikibti prie jūsų. Nes jeigu jos arba jie būtų užsiėmę savais gyvenimais, jie nekreiptų jūs dėmesio ar piršiai sakytų, klausyk, šaunuolė, maladės, nori įlysti šitos drabužius, super, galiu tau galbūt kažko padėti, štai tau šitas patarimas, galbūt galbūt kartu einam sportuoti, galbūt nežinai nuo ko pradėti, pasižiūrėk, ką Anastasija daro savo Instagram'e, kaip jinai rodo, kaip reikia sportuoti Facebook'e, YouTube'e ir taip toliau. Štai kas yra tikrasis palaikymas. Ir trečiasis punktas yra būtent susijęs su juo, su motyvacija ir palaikymu. Kur ieškoti palaikymo? Palaikymas visada yra labai svarbus ir labai dažnai dėja mūsų šeima labai dažnai nepalaiko mus taip, kaip mes norėtumėm. Labai dažnai būna, kad antra pusė šalia gali sėdėti ir valgyti kokią nors picą, kai jūs stengiatės subalansuotai gerai valgyti, kai jūs pradedate rinkti sveikesnės alternatyvas, bet antra pusė nepasiruošusi to daryti ir daro viską priešingai. Ir aišku, kad jums yra sunku. Labai dažnai būna, kad sako, davai su manimi, nuimk tą gabaliuką picos, nuvarom kur nors, ten nežinau, varom į barą, prisigersim, bus linksma, faina. Nėra tokių žmonių. Nėra, tikrai nėra. Jo. Spurga. Va, dabar prisiminiau, sportavom su viena pažįstama, darė treniruotę iš visos širdies, sunkiai sportavo ir skambina jai kita draugė telefonu. Reali istorija. Čia va, buvo visai neseniai su draugė, sporto salėje.
skambina jai draugė ir sako, tipo, ką darai, ar galiu užsukti pas tave, sako, tai mes dabar čia sportuojam su Anastasija, bet sako, jo, galėsiu užsukti. Sako, sportuoji, tai sako, ką, alučio atvežti, kad užtikrinti rezultatus. Ir aišku, čia yra nepalaik. Jinai pradėjo juokti, sako, jo, atvežk, bet kai tu stengies, o iš šono kažkas ateina ir daro tau tokią įtaką, kai tu negauni to tinkamo palaikymo, labai dažnai visi tavo rezultatai nueina velniom, visos tavo pastangos, net ne rezultatai, pirmiausia pastangos tavo nueina velniom. Tu gali visą savaitę sportuoti, sunkiai sportuoti, laikytis griežtos dietos, o paskui ateina kažkoks tai žmogus iš tavo artimos aplinkos, kuris kaip tik tu lauki, kad jis pasakytų rimtai, tu laikaisi ten mitybos kažkokios, sportuoji, davai aš kartu su tavimi. Ne, viskas būna dažniausiai priešingai, būna, eik tu, tai tu gerai atrodai, tai viskas čia su tavimi yra normaliai, ką tu čia sugalvoji, pažiūrėk, vien kaulai ar dar kažkas. Žodžiu, reali istorija. Tai kur ieškoti palaikymo? Jūs turite atrasti bendruomenę, jūs turite apsupti save žmonėmis, kurie palaiko jūs. Tai nereiškia, kad jūs turite atsisakyti savo šeimos, ne, bet jūs turite atrasti bendraminčių arba žmogų, konkretų, mane, kuris jūs palaikys, motyvuos ir ves tinkamų kelių. Nes tai yra labai svarbu. Žmogus, kuriam jūs visada galite parašyti, kur jūs visada galite atidaryti, nežinau, jo profilį, pasižiūrėti ir jis jūs užmotyvuos, palaikys. Taip, atidarysit programėlę. Ten 100 treniruočių. Ten realiai pas mūsų programoje. Virš 500 treniruočių. Virš 500 kiekvieną dieną su Anastasija bendraujat, jinai jums pasako istoriją, ko sportuojat ir taip toliau. Ten palaikymas. Mano treniruotės nėra taip, kad aš sausai jums tik tai duodu pratimus ir viskas. Ne, mes visą laiką su jumis nuo pradžių iki galo sportuojame kartu. Ir treniruotės metu aš su jumis dalinuos tą motivaciją, aš su jumis kalbu, aš jums pasakoju istorijas įvairias ir aš pasakoju apie jausmus, apie emocijas, kurios mane ištikdavo, apie savo klientus. Aš su jumis dalinuos patirtimi ir jūs tuo įkvepiu, aš jūs motyvuoju. Taip. Ką, jeigu mes jau susitvarkėm su jūsų psichologija, su jūsų, kaip sakoma, galva, nes žinių tai galima perskaityti 100 knygų, bet niekada tų žinių, ir nepritaikyti savo gyvenime. Tai kokia prasmė iš tų visų žinių? Jeigu žinot kaip, bet nedaro. Tai šiandien mes su jumis atsakėme 3 svarbiausius klausimus, ne? Kodėl? Tai surasti savo, kodėl sportuojat. Taip pat, kas bus, jeigu to nepadarysit, visus scenarius savo galvoj prasukit. Ir be abejo, kas yra svarbu, motyvacija, palaikymas, įkvėpimas, kur ieškosite. Mes jūs išsiaiškinom, kad ieškosite pas Anastasiją Instagram'e, Facebook'e ir be abejo mūsų projekte apapa.lt, apie kurį papasakosime šiek tiek vėliau. Dabar pereikim prie jau tokios informacijos, kur realiai jau fiziškai, ne psichologiškai, bet fiziškai jūs galėsite pakeisti savąjį gyvenimą. Žiūrėkit, nuo neatmenamų laikų gyvenimas buvo smarkiai kitoks negu dabar. Netgi 100 metų atgal mes neturėjom prieigos prie tokių parduotuvių, kurias turim dabar. Aš nekalbu apie tai, kad mes galime paimti telefoną ir programėlės dėka užsakyti savo maistą į namus ir mums atveš tos produktus po kelių valandų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Netgi prieš 100 metų, jeigu netgi jūs ir turėjote pinigų, buvo vis vien sudėtinga surasti tam tikrų produktų. Tiesiog buvo kitoks pasaulis. Asortimentų nebuvo. Paklauskit savo tėvų, jeigu jiems kaip minimum yra 50 metų, kurie gyveno Tarybų sąjungoje, jie jums pasakys, kad Tarybų sąjungos Lietuvoje, netgi turint pinigų, ne visada galima buvo įsigyti dešros, mėsos, dešrelių, bananų, mandarinų, apelsinų arba dar kažko. O mes su jumis žinom, kad žmogui yra tūkstančiai metų kaip rūšiai. Tai reiškia, mes tokią prieigą prie maisto turim, sakykime, 30 metų, gerai? 40 metų maksimum. Tai reiškia, kad tam, kad anksčiau mes norėtume bent jau papusryčiauti, mums reikėjo kažką padaryti. Tai nebūdavo taip, kad mes atsikėlėm ir pas mus jau iš karto visa puota ant stalo, pilnas šaldytuvas maisto. Taip niekada nebuvo. Ir reiškia, mes kaip žmonės, kaip rūšis, esame įpratę valgyti ne ištisą dieną. Atsibūdom po 15 minučių, jau iš karto pusryčiai. Kaip visi tie labai sveikuliai sako, pusryčiai svarbiausias maistas, avižų košė, ten proteinų įdėkite, kiaušinių įdėkite, bananą supjaustykite, uogų supjaustykite ant viršaus, uždėkite čia sėklų ir dar pagardinkite viską riešutų sviestu. Ne. Mes esame kitokio mąstymo.
Mes tūkstančius metų gyvenome kitaip ir mūsų organizmas, mes kaip rūšis žmogus, mes prisitaikėme prie kitokio gyvenimo. Todėl būtent protarpinis badavimas yra geriausias dalykas, jeigu jūs norite sulieknėti. Tas žodis badavimas, jeigu jūs pirmą kartą girdite apie protarpinį badavimą, galbūt jūs išgąsdins, jūs gaus, man ką dabar iš vis nieko nevalgyti, kiek man čia, 2 dienas nevalgau, 2 dienas valgau, čia kaip pamaininis darbas. Ne, tai yra kiek kitoks principas. Protarpinis badavimas yra toks dalykas, kai jūs pačios savo nusibrėžėt, kada jūs valgot dienos metu, kada nevalgot. Ir jūs, pavyzdžiui, sakot, geriausia yra valgyti, pavyzdžiui, nuo 9 ryto iki 18 valandos dienos, ne? Jūs valgot 9 valandas. Tai reiškia, jūs valgot 9 valandas, 15 valandų per parą jūs nevalgot. Tai jūs darot pasirinkat arba 9-15, kad sudarytų 24 valandas per parą, arba 6 ir 18, kaip jums patogiau. Ir jūs jau nusibrėžėt savo šitas ribas. Pavyzdžiui, yra moteris, kurie sako, aš tai pusryčiauti nemėgstu, aš kol susiruošiu į darbą, kol suruošiu vaikus, vyrą ir visus kitus, aš tik tai ateinu pati į darbą 10 valandai ir tik tai 11 valandą galiu papusryčiauti ir man tai yra normalu. Tai ką man dabar reikia versti save, ten kažkokie tai valgyti avižas ir taip toliau ryte? Ne, jokių būdų. Jeigu jūs geriausia yra valgyti, ten, sakykime, 9 arba 10 ryto, pirmą kartą, super. Reiškia, nuo 9 atskaičiuoti dar 9 valandas, 6 valandą jūs valgot paskutinį maistą ir viskas. Ir tai yra vadinama protarpiniu badavimu. Tokiu būdu jūsų organizmas daugiau laiko virškina maistą, tinkamai pasisavina tą maistą, pasisavina vitaminus, mineralus, baltymus, angliavandeninius riebalus ir taip toliau. Plius jums judant, jums tiesiog gyvenant, egzistuojant, kvėpuojant, žiūrint šį seminarą, deginasi jūsų kalorijos, tai yra dega jūsų riebalai. Tada, kada jūs tinkamai valgot ir tinkamu laiku. Reiškia, mes su jumis pasirinkam. 9 valandas mes valgom, 15 valandų mes su jumis nevalgom. Iš pradžių bus gan sudėtinga. Blemba, jūs galvosite, tokie 6 valandą aš pavalgau, jeigu aš 9 valandą vakaro būsiu alkana, tai pas mane energijos nebus, aš ten iš karto numirsiu ir taip toliau. Tokio dalyko nebus, patikėkit. Patikėkit, jums prireiks maždaug 4-5 dienų, kad jūsų organizmas įprastų ir po to jūs suprasite, kad poglas, aš taip laukiu tų pusryčių, nes žinau, kad 9 valandą aš ramiai savo atsisėsiu, papusryčiausiu, skaniai savo pati pasigaminsiu tą maistą arba iš vakaro suruošiu ir taip toliau. Ir puikiai žinosite, kad visos dienos metu jūs valgot nuo 9 iki 6 valandos, 6 valandą vakaro, 18 valandą jūs paskutinį kartą pavalgot šiandien ir pas jūs rami galva. Jūs skaitot, žiūrit kažką, užsiminėt savais reikalais, galbūt sportuojat, su šeima pabūnat, galbūt kažką rašot, darbais užsiimat, nesvarbu. Pas jūs yra rami galva, oi, reikia pavalgyti prieš miegą. Ne. Protarpinis badavimas yra moksliškai įrodytas kaip vienas geriausių, naujausių ir moderniausių būdų, kaip sulieknėti be papildomų pastangų. Jeigu jūs norite valgyti ne nuo 9 valandos, tai irgi yra normalu. Nuo 10 valandos galite valgyti ir tada baigiat valgyti 7 valandą vakaro. Galbūt kažkas nuo 11 valandos dienos nori pradėti valgyti. Tada pabaigsit valgyti 8 valandą vakaro. Ta prasme, kiekvienas pareguliuoja pagal save. Arba atvirkščiai, jūs esat labai ankstyvas žmogus, ne? Taip. Atsibūnat 6, jau 7 norit valgyti. Tai reiškia, nuo 7, pirmą kartą pavalgot 7 ryto, atskaičiuojat 9 valandas, ir užbaigėt valgyti jau 4 valandą. Viskas ramu, patikėkit, jūs nenumirsit, viskas su jūsų organizmu bus gerai. Nebent jūs turite kažkokių problemų, nežinau, pas jūs yra diabetas, tada jau konsultuokite su savo gydytoju, nes mes nesam tokie. Taip, ir yra svarbu, kad per tą laiką jūs valgytumėt gerą, kokybišką maistą ir kad jo nebūtų mažai, jūs turit pilnavertiškai ir gerai valgyti, o ne taip, kad truputį ten užkandžiaujat kažką ir tada tikitės, kad jūs vakare jausitės gerai. Ne. Aišku, jeigu jūs nesuvalgysit savo maisto normos tų valandų bėgėje, tai vakare jūs tada, aišku, galite jaustis blogai. Svarbu žinoti, koks maisto kiekis yra reikalingas būtent jums ir tą maisto kiekį būtinai suvalgyti per tą laiko tarpą. Taip, nes pas mūsų projekte up.lt mes turime kaip minimum 4 skirtingus maisto planus ir pritaikant protarpinį badavimą ir nepritaikant protarpinio badavimo, visi skirtingi mitybos planai, ten yra surašyta būtent labai detaliai, ką valgom. Pirmas valgys, antras valgys, kokie yra užkandžiai, kuo pusryčiaujam, kuo pietaujam, kuo vakarieniaujam, ką daryti savaitgaliais, ar galima kada suvalgyti ten picos gabalėlį, arba torto gabalėlį, arba saldainius, arba pyragėlį, dar kažką, kada tai geriausia yra padaryti. Visą šitą informaciją mes daliname savo projekte up.lt, apie kurį papasakosime šiek tiek vėliau.
Na ir trečiasis punktas, kaipgi sulieknėti, mes jums rekomenduojam padaryti štai tokį dalyką. Nuo šiol jūs į savo racioną privalote įtraukti 3 produktus. 3 produktai, kurie yra geriausi pasaulyje. Jūs nesurasit nei vieno žmogaus pasaulyje, nebent jisai yra nukvakęs, kuris sakys, kad bent vienas iš tų produktų yra blogas. Tų produktų, aišku, yra daugiau, bet mes išrinkom tos, kurie pagal mus yra geriausi ir kurie labiausiai reikalingi žmogui. Dar yra sąrašas didesnis tų produktų, bet mes šiandien tiesiog norime pakalbėti tik tai apie šios 3 produktus. Visų pirma, be abejo, tai yra kiaušinis. Kiaušinis yra biologiškai vertingiausias jūsų baltymas. Tai reiškia, jūsų organizmas jį geriausiai pripažįsta, supranta, jį virškina ir jį pasisavina. Ir nesvarbu, ar jisai keptas, ar jisai virtas, svarbiausia, kad tai būtų kiaušinis. Prieš 40 metų jį demonizavo, po to vėl liapsino, po to vėl demonizavo. Liapsino, aš net žinau, kokioje dabar stadijoje tai visi super mokslininkai, aš žinau vieną. Mūsų klientai ir klientės valgo kiaušinius kiekvieną dieną. Ir mes? Mes valgom kiaušinius kiekvieną dieną. Mūsų 5-metis sūnus valgo kiaušinius kiekvieną dieną jau nuo 2 metų amžiaus turbūt. Puikiai jaučiamės, gerai atrodome, energingi, viskas gerai su hormonais, pas mus yra jų balansas. Su nuotaika viskas yra tvarkoj ir svarbiausia, mūsų klientai sako, kad valgant kiaušinius pas mane normalizavosi hormonų balansas. Taip. Moteris sako, pas mane grįžo, papasakok, kas grįžta. Mėnesinės grįžta. Labai dažnai būna, kad pas moteris sutrinka ciklas. Būna, kad dingsta. Labai dažnai tai būna stresas ir tai būna mityba, kai yra per mažai riebalų ir per mažai gerųjų riebalų. Tai galima sureguliuoti mitybos dėka, sureguliuoti tą balansą ir kad ciklas pas jūs kaip laikrodukas būtų nuo reikiamos dienos iki pabaigos, kad viskas vyktų savo laiku. Taip, ir tada, vėlgi, kodėl aš turiu tai pasakoti jums, bet mergaitės, žiūrėt, aš tai nejaučiu to, bet žmona pasako. Kai mėnesinių ciklas sutrinka, po to jos ateina, tos mėnesinės skausmai tokie, kad, gyventi nesinori, ne? Ir tabletės nepadeda. Ir valgai kaip skitos tas tabletės po galais. Todėl yra geriau sureguliuoti savo visus ciklus. Kuo čia dėtas kiaušinis? Kiaušinėje yra ne tik gerieji baltymai, bet ir riebalai. Kažkas man dabar rieks komentaruose. Cholesterolis! Dėl cholesterolio aš nevalgysiu kiaušinio. Jūs klausotės netinkamų žmonių specialistų kabutėse. Kiaušinis yra vienas geriausių produktų pasaulyje iš vis. Taip, ten yra cholesterolio, bet ten balansas gero ir blogojo cholesterolio, tai yra mažojo arba didelio tankio cholesterolio, yra nuostabusis. Plus, nepamirškit, kad ten taip pat yra daug vitaminų ir mineralų. Patikėkit, mielosios mano, kiaušinį, bent jau 2 pilni kiaušiniai per dieną, super. Bent jau vienas, nelenda jums kiaušinį, jūs nemėgstat, negalite jų valgyti. Bent jau vieną kiaušinį virtą, keptą, kaip nors, įmaišykit kur nors, bet pilną kiaušinį kiekvieną dieną nuo šiol valgykit, kiekvieną dieną ir pamatysite, kad jaustės nuostabiai. O tu žinai, kad dauguma moterų, kurios nori sulieknėti, jos galvoja, kad jeigu pradedu valgyti kiaušinius, tai galima valgyti tik tai virtus kiaušinius. Ne. Nėra skirtumo. Galima gaminti kaip tik tai jūs norit. Galima daryti omletą, galima užkepti orkaitį, galima daryti benedikto kiaušinius, galima daryti tiesiog ant keptuvės pakepti juos. Kaip norite, mergaitės. Kiaušinius galima gaminti kaip tik tai jūs norite. Tai yra subalansuota mityba. Tai jokių kraštutinumų. Mityba turi būti įvairi. Iš kiaušinių galima belenkiek patiekalų padaryti labai skanių. Jūsgi valgote šaltibarščius, teisingai. Mėgstat šaltibarščius. Nepamirškite tuos šaltibarščius, būtinai įsidėkite 1-2 kiaušinius. Skaniau, geriau, baltymai, riebalai. Super. Antrasis geriausias produktas pasaulyje yra mano žmonos mėgiamiausias produktas avokadas. Taip, avokadas. Aš avokadą tiesiog dievinu ir visur jį visada naudoju, bet aš žinau, kad yra labai daug žmonių, kuriems avokadas nepatinka ir nežino, kaip jį integruoti į savo mitybą. Tai aš sakau, kad pradėkit, jeigu jūs negalite tiesiog jo valgyti, jeigu jums netinka variantas užtepti ant spiltos duonos, avokadą, pabarstyti druska ir prieskoniais kokiais nors, tai tada pabandykit padaryti kažkokį tai užtepėlę, kaip guacamole. Pavyzdžiui, labai daug kas gali valgyti guacamole, bet kažkodėl negali valgyti tiesiog avokadą, o guacamolės pagrindas yra būtent avokadai. Tai pabandykit padaryti guacamole naminę su paprika, su pomidorais, su žalumynais, be galo yra skanu.
pabandykit. Receptų yra visokių ir aš taip pat savo receptais dalinuosi ir projekte UpUp.lt ir savo Instagrame dalinuosi visą informaciją. Tai pabandykit atrasti alternatyvas, kaip galima įtraukti. Aš kaip sakau, galima tiesiog įvalgyti, galima į salotas įdėti, galima, pavyzdžiui, pasidaryti ledų. Buvo labai populiarus šiais metais trendas, kurį visur mačiau, tai yra šaldyti bananai ir avokadai sutrinti ir padaryti iš jų ledai. Jūs iš tikrųjų avokado net neturėtumėt jausti valgant šiuos ledus, nes avokadas eina čia kaip sviestas tiesiog. Tai labai daug yra idėjų, kaip galima jį įtraukti į savo mitybą ir internetas yra jų pilnas. O kas yra svarbu, kad aš apie tai pasakoju ir projekte, ir Instagrame. Dabar užsirašykit receptą nuo vadimo. Juodoji duona, juoda duona skaniausia. Kažkas sakys, duona negalima, duonos valgyti. Neklausykit šitų bulvių negalima, duonos negalima, makaronų negalima. Nu tai iš viso nieko negalima. Nu tai ir valgykit jūs tada tą brokolį su savo virta vištiena ir užtat pas mane sekspakas. Ok, bet šypsenos pas tą veidę aš niekada nematau. Galima tą juodą duoną valgyti. Speltos duoną galima valgyti. Nedaug, bet galima. Žiūrėkit, paimat juodos duonos gabaliuką, vietoj sviesto užtepat avokado. Gerai, tarsi sviestas. Ir ant viršaus labai smulkiai supjaustytas pilnos kiaušinius. Tokiu būdu jūs viską gaunat. Jūs realiai gaunat gerų riebalų omega 3, omega 6, omega 9, iš kiaušinių ir avokado, baltymų gaunat, juodos duonos. Nu super. Aš dar ant viršaus lašišos uždėčiau. Lašišos ant viršaus. Šis, ta prasme, čia tikras valgis, tikri pusryčiai. Jums, jūsų vyrų, vaikam, bet kam. Super. Ir trečiasis produktas, kurį mes rekomenduojam, tai bananas. Bananas dėl ko? Visų pirma, super gera energija. Tik svarbiausia, nevalgykite labai prisirpus jau tokių su juodais taškiukais, toks, kad būtų geltonas, kad būtų kaip tik sunokęs. Visų pirma, tai energijos šaltinis, visų antra, tai kalio šaltinis. Kalio trūkumas yra pas visus. Dažniausiai žmonės sako, jo, pas mane ten druskos yra disbalansas, per daug valgo druskos, kažkas per daug prakaituoja vasarą ir po to alsta, dėl to, kad druskos yra trūkumas. Kažkas sako, druskos apšiai valgyti negalima. Nu vėlgi, dar kartą, pastuksenkit per galvą tokiem žmonėm ir paklauskit, kaip galima nevalgyti druskos, nors tai yra natūralus elektrolitas. Be druskos mes realiai negalime egzistuoti, mes negalėtumėm pakelti ir piršto pajudinti, jeigu nebūtų tinkamas druskos balansas mūsų organizme. Taip, geriau vartoti ne baltą druską iš žemės, o Himalajų druską arba jūros druską, bet druska yra reikalinga. Bet visi pamiršta apie kalį. Kalio mes niekada nevartojame milteliais, papildomai nepabarstom ir taip toliau, bet kalis yra super svarbus mūsų širdžiai ir tai yra taip pat elektrolitas. Jeigu jo bus disbalansas, turėsite problemų su širdim, turėsite problemų su hormonais, turėsite problemų su energija, turėsite problemų iš vis kvepuojant, vaikštant, bėgant, keliant, judinant, mąstant, tiesiog egzistuojant ir gyvenant. Todėl bananas yra super šaltinis būtent kalio, taip pat ir energijos. Dabar dar keli produktai, kurie yra super reikalingi. Grikiai. Nežinau kodėl, bet lietuviai mes atpratom valgyti grikius. Aš pamenu savo vaikystę, mama visada mane maitindavo grikiais. Grikiai visada buvo mūsų šeimoje. Super ląstelienos šaltinis, labai geri angliavandeniai. Neužkelia cukraus organizme kiekio, lėtai pasisavina, turi daug energijos ir taip pat duoda daug energijos ir taip pat savie turi daug mineralų. Grikiai su troškintom daržovėm, morka, paprika, žalumynai. Labai skanu ir paprasta. Ir vaikai valgys, ir vyras valgys, visi valgys. Visi valgys, net kas nemėgsta, tik tai reikia skaniai pagaminti. Taip. Galima ir paprastus, kas mėgsta, gali paprastus valgyti. Taip pat, be abejo, vištiena, alyvuogių aliejus, gerasis alyvuogių aliejus iš Ispanijos, galbūt iš Italijos, super. Būtinai vartokite į salotas, bet kur. Mėsa, bent jau, numerėtės, jeigu jau taip sudėtinga, jeigu jums nelenda ta jautiena, bent jau kartą per savaitę, bet suvalgykite jautienos tikros. Dar geriau, mūsų šeima kiekvieną dieną mes valgome jautieną, žinokit, super baltymai, super riebalai, tiek daug geležies, tiek daug gerųjų medžiagų jūsų kraujui. Kažkas sakys vėl cholesterolis. Ir vėl pasakysiu, kad jūs klystat. Valgykite tikrą mėsą, nes visi tyrimai, kurie sako, kad dėl mėsos cholesterolis ir nutukimas yra aukštas pas žmonės. Ne. Jie vietoj mėsos paima kiaulieną, o neretai tyrimuose naudoja iš vis greitai į maistą. Tipo, žmonės valgo jautieną arba valgo kiaulieną, mėsą raudoną ir dėl to yra nutukę ir jų cholesterolio lygis yra disbalansė. Jo, bet jeigu mes pasižiūrim, ką jie nevalgo tiesiog paprastos jautienos. Jie valgo
kiaulieną arba kitokį maistą, kuris nėra gerai. Jautiną kiekvieną kartą per savaitę, o dar geriau dažniau. Kokoso aliejus ant jo kepkite, varškė, baltymų šaltinis geras ir kalcio šaltinis, sezoninis daržovės, vaisiai, uogos, be abejo. Ką nedaryti? Ko už ką nedaryti? Versti savęs. Versti savęs nereikia. Šitoje vietoje mes turime grįžti prie kodėl man reikia tų pokyčių, kodėl aš noriu tų pokyčių. Jūs nuoširdžiai atsakote savo šitą klausimą, tada atsakote į klausimą, kas bus, jeigu aš to nepadarysiu, ir tada jūs priimat sprendimą, ar jūs norit likti toj pačioj vietoj, kur jūs esate, ar iš tikrųjų jums nėra svarbus tie jūsų gyvenimo pokyčiai, ar jūs jų norite. Jeigu jūs norite, jūs nuoširdžiai tai pradedate daryti, nes jūs norite. Taip. Jūs neverčiat savęs, jūs darote, nes jūs norite. Kai jūs verčiat save, yra pasipriešinimas. Nenori, bet kažkas, kaip mokykloje, kaip tėvai vaikystė, ar kaip vadovas, daryk tą, padaryk, ir versit, jeigu dar jūs pati save verčiat, nieko nebus. Ne už ką, nesilaikykite dietų, mes jau išsiaiškinom, galiojimo laiką visą turi, plus grįžta svoris ir grįžta su kaupu, niekada to nedarykit. Eliminuoti jums įprastą maistą irgi nerekomenduoju. Visą gyvenimą valgėt bulvės, dabar gyvenimą bulvę nevalgysiu. Kai mes tai pradedam daryti, tai mes atsitraukiam nuo visų mūsų susiklošiusių tradicijų. Taip neįmanoma. Tai jūs tiesiog pradedate griauti visą savo sukurtą gyvenimą. Mes pripratom prie tam tikrų skonių, mes pripratom prie tam tikro maisto. Tas maistas, skonis, mes labai dažnai užaugę grįžtam tais skoniais, mes grįžtam į savo prisiminimus vaikystės. Labai dažnai tai viskas susiję tarpusavėje ir visą tai tiesiog sugriauti dėl to, kad aš noriu būti liekna, galbūt, bet ar jūs būsit sveika emociškai? Deja, ne. Mes nebūsim sveikos emociškai, jeigu mes griausim mūsų gyvenimą. Mes tiesiog turime suprasti, ką ir kada mes galime valgyti, kokiais kiekiais tai galima valgyti, kaip dar tai galima pagaminti. Taip. Niekada nepasižadėkite kažkam kitam. Viskas, pamatysi, aš ten numesiu 20 kg. Ir po to sakys, kaip ten numetė 20 kg, kiek ten liko, 19, jau 3 mėnesiai praėjo. Nedarykit to, pasižadėkit geriau pati savo. Niekam nieko nesakykit, bet ramiai, pamažu, mūsų dėka, kartu su mumis, mūsų grupė, mūsų projekte APAP.LT, lieknėjam, sportuojam, tvirtinam savo organizmą, stiprinam savo raumenis, sugrąžinam jums hormonų balansą, mėnesinė sugrįžta, nuotaika sugrįžta, energija padidėja ir viskas būna super. Nutraukti ryšių su artimais. Viskas, daugiau su tavimi nebendrauju, tu valgai bulves. Daugiau su tavimi nebendrauju, tu nori vyną gerti kalėdų progą. Viskas, su tavimi daugiau nebendrauju, tu mėgsti keptą duoną aliejų. Arba labai dažnai mes pradedam atsisakyti švenčių su savo šeima, nes mes žinom, kad ateisim į šventę, ateisim švęsti, pavyzdžiui, kalėdas, o ten pilnas stalas tiesiog skanumynų, kurių tu negali valgyti, nes tu laikais dietos. Taip. Ne, taip negalima. Kaip ir prieš tai minėjau, mityba yra subalansuota, jūs neprivalot atsisakyti įprasto maisto. Tiesiog pamažu, po truputį, su saiku, žinot, ką ir kada galima valgyti. Galima daryti kažkokius tai išskirtinės progas, kada jūs lepinat save ir valgote taip, kaip norite. Paskui grįžtate į ritmą po truputį. Nereikia kraštutinumų jokių būdų. Mes apie tai pasakojom savo projekte, kad galima sau leisti ir švenčių progą, ir savaitgalį pavalgyti tai, ko jūs norite, prie kokių skonių jūs pripratote. Apie visą tai pasakojom savo projekte ap.lt. Nereikia tikėtis kažkokio stebuklo. Tai dabar žiūrėk, per savaitę, minus 20 kg. To nebūna. Deja, priaugot ne per savaitę, numesit irgi ne per savaitę. Reikia pasiruošti tam, kad reikia šiek tiek laiko, reikia susiimti tam, kad pakeisti save, nes jūsgi norit pokyčių vidinių, o tam, kad jie ateitų, reikia šiek tiek laiko. Taip. Taip pat niekada nedarykite tokios klaidos, kurią padarė mes, netapkite vegetarais, veganais ir taip toliau. Kodėl? Tai yra laikina, jūs prastai jausitės. Jeigu pirmą savaitę, nevalgau mėsos, kaip dabar gerai jaučiuosi, kaip svoris krenta. Po 2-3 mėnesio pamatysite, kad akis kažkur jau įdubiosios, energijos nėra, nuotaika prasta, nerandi maisto, su draugais jau neįmanoma tikrai niekur nueiti, nes jūs esate, pavyzdžiui, veganas.
žuvies negalima, pieno produktų negalima, mėsos negalima, tai ką man galima? Atneškit man salotas, bet ten yra ožkos sūris, pagalas ir tos sūrių netgi negalima. Tai ką aš riešutus tos valgysiu, arba lapinius tos valgysiu. Nebūkit veganų ir vegetarų. Šitoj vietoje aš noriu paminėti, jog yra žmonių, kuriems tinka toks gyvenimo būdas. Jie iš savęs, pavyzdžiui, nevalgo visiškai mėsos, kažkokiu tai produktu ir juos ten galima pavadinti veganais arba vegetarais. Ką mes kalbame? Kad jeigu jūs norite sulieknėti, tai tada jums nereikia ieškoti sprendimo vegetarizme arba veganizme. Ne. Tai nėra kelias į lieknėjimą. Aš pasakysiu dar daugiau. Jeigu jūs nevalgot mėsos, bet norit sulieknėti, norit daugiau energijos ir geriau jaustis, įdėkit bent jau kartą per savaitę jautienos geros gabaliuką ir kiaušinį kiekvieną dieną. Padarykite eksperimentą. Pamatysite, energija sugrįž, hormonai susibalansuos, jausite super. Nagai, plaukai, oda, viskas pagerės, pamatysite. Ko taip pat nedaryti? Be abejo, nemesti produktų į šiukšlių dėžę. Viskas nuo šiol. Pusę savo spintos išmetu, nes ten makaronai yra paprasti. Nedarom to. Taip pat nereikia pykti su savo šeimos nariais ir bandyti juos pakeisti. Klausyk, aš dabar metu svorį, tu irgi, nuo šiol ir tu nevalgai to ir ano. Tai čia tu lieknėji, aš tai nelieknėju, palauk, aš pasižiūrėsiu, ar tau pavyks. Galbūt tai ir bus jūsų kodėl. Jeigu jūs sulieknėsit, galbūt jūsų antra pusė irgi sulieknės. Jūsų vaikai galbūt numes irgi svorio. Nes matys pavyzdį. Taip, mes matom žmonės, vaikus, kuriems 8 metai, 10 metų puglas, ta prasme, nutūkę. 5 kg, 10 kg nereikalingo svorio. Mes čia matom berniukus, kurie realiai 10 metų laksto su moteriška krūtinė. Berniukai! Nu tai yra nenormalu. Taip kad galbūt čia ir bus jūsų kodėl. Jūs atrasite savai kodėl. Dėl savęs ir dėl savo vaikų ir galbūt dėl savo nukų, dėl savo antros pusės, dar kažko, nes jie pamanys pavyzdį ir seks jo. Ir nereikia nuo šiol vien tik tai gaminu sveiką maistą, vėlgi tas pats per tą patį. Aš pradedu sveikai maitintis, nuo šiol tik tai ant garų pagamintas maistas. Nuo šiol vien tik tai kalakutiena, jokios jautienos, nuo šiol jokios duonos, nuo šiol jokių kažkokių. Palaukit, nuo savęs, parodykite rezultatus, mūsų dėka parodykite rezultatus ir jis sakys, palauk, o tai kodėl tu valgai tą, o nevalgai to, kodėl pasirinkai šią alternatyvą? Ok, galbūt ir aš tai pabandysiu. Super. Ir aplamai, pavyzdžiui, kai aš kalbu apie sveiką mitybą, aš visada kalbu ne tik tai apie tai, kaip yra gaminamas maistas, kaip jis yra ruošiamas, ką mes naudojame gaminant jį. Aš visada kalbu apie bendrą dalyką. Sveikas maistas tai yra ne tik maistas, tai yra jūsų sveikata, ne tik tai fizinė, bet ir jūsų emocinė, psichologinė sveikata. Nuo maisto tai jinai irgi priklauso. Be abejo. Mergaitės, pasižiūrėkite dabar į šią nuotrauką, prašau. O pasižiūrėkite, kaip pasikeitė šios moteris. Tai yra nuostabių 3 moterų pokyčiai. Be jokių dietų, be jokių alinančių maisto ribojimų, be valandų praleistų sporto salėje, su gera nuotaika, su tinkamom treniruotėm, su subalansuota skanė sveika mityba buvo pasiekti šitie rezultatai. Aš noriu paminėti, pirmoje nuotraukoje moteris turėjo labai didelės problemos su oda. Palei visą kūną pas ją buvo didžiausia aknė. Ir mes išsprendėm šitą problemą mitybos dėka. Subalansuotos mitybos dėka. Jokia griežta dieta, subalansuota mityba. Taip. Merginos, mielosios, jeigu norite taip pat sulieknėti, parašykite tiesiog komentaruose taip. Parašykite šitas 4 raidės. T-A-I-P. Taip, parašykite. Jeigu jūs galvojate, kad pas jūs yra problemų su nagais, su plaukais, su oda kažkokia tai, ne? Jeigu jūs galvojate, kad tai tiesiog atsirado iš oro, arba tai yra genetiškai kažkas, su dantim problema, ne, pavyzdžiui, patikėkit, beveik viskas yra išsprendžiama būtent tinkamos mitybos dėka. Tinkamos mitybos dėka. Jūsų tokia oda, tai yra jūsų odos, jūsų organizmo reakcija į jūsų valgomą maistą. Kažkokiais tai kiekis arba per daug metų. Tas pats ir su plaukais. Kodėl pas manęs slenka plaukai, kodėl aš taip atrodo? Tai yra maistas. Neretai taip tai gali būti genetiškai, bet 99% tikimybė aš jums duodu, kad pasinaudojus mūsų mitybos planais, subalansuotais, skaniais, sveikais mitybos planais, pas jūs sugrįž visiškai tvirta, gera, stangri, graži oda,
taip pat pagerės plaukų būklė ir taip pat pas jūs sutvirties nagai. Neretai moteris sako, pas mane lūžinėja nagai. Kodėl? Ką valgai? Nu, tai ten salotas valgiau. Ten čia suvalgiau sėklas. Pažįstu vieną moterį, kuri gyvena tiesiog visą dieną ant jogurtų. Viskas. Visas maistas. Jogurtai. Atsibudau 10, nėra energijos ką daryti. Nu tai gal kažką valgyti daugiau negu jogurtą. Mes jums papasakosim, ką valgyti. Duosim jums tikrus mitybos planus pusryčiams, pietums, vakarienį, užkandžiams, ką valgyti. Nustokite alinti savo organizmą. Taigi, jeigu norit taip pat sulieknėti, arba netgi dar labiau sulieknėti, arba sustiprėti, priaugti, jeigu norite pokyčio, parašykite dabar komentaruose žodį taip. Mes jums turime pasiūlymą. Šis pasiūlymas skirtas moterims, kurios nori numesti svorio, pakelti savivertę ir atrasti meilę savo, tapti energingesnės ir atrasti laiko savo, taip pat atsisakyti neveiksmingų ir alinančių dietų, apie kurias kalbėjom šiandien. Jas neveikia, jos alina ir gadina jūsų sveikatą. Ir pradėti valgyti skanų ir subalansuotą maistą. Šis mūsų pasiūlymas skirtas moterims, kurios neturi laiko važiuoti į sporto salę, nes visi ir visos esam labai užsiemi. Vaikai, verslai, darbas, hobiai, knygos, būreliai, belenkas absoliučiai. Taip pat pasiūlymas skirtas moterims, kurios namų sąlygom nori pasiekti stulbinančių rezultatų ir nori sustiprinti santykius su savo antrąja pusė. Kokie yra privalumai? Galimybė viską atlikti jums patogiu laiku. Kada galit, tada įjungiat ir sportuojat su manimi. Didelė moterų bendruomenė. Ten, kur jūs gaunate palaikymą, to, kurio mums labiausiai trūksta. Viskas vienoje patogioje vietoje. Viską matote čia ir dabar. Atidarote mitybos planai, sporto programai, sveikatingumo seminarai, audio knygos. Viskas yra čia, vienoj vietoj. Palaikymas ir motyvacija. Jau sakiau, kad aš jūs visada motyvuoju treniruočių metu. Aš visada jūs palaikau. Aš žinau, kaip jūs jaučiatės ir mes visada su jumis apie tai pasikalbam ir atrandame savyje naujos energijos ir jėgos judėti į priekį. Tinka kiekvienai, nesvarbu jūsų kūno svoris. Nes pas mane yra įvairios programos, kurios yra pritaikytos ir merginomis, kurios jau moka sportuoti, sportavo daug metų ir nori dar labiau išmokti, nori intensyvių treniruočių. Taip pat yra programos moterims, kurios tik tai pradeda sportuoti, kurioms yra svarbi technika, kaip atlikti pratimus. Kur negali per greitai daryti pratimus. Yra įvairios programos. Galės naudotis visa šeima. Realiai, jūs įjungiate treniruotę, visa šeima kartu su jumis gali sportuoti. Jūsų draugė, jeigu atėjus svečius, gali pasportuoti kartu su jumis. Neprireiks didelių pastangų. Tai iš tikrųjų yra tiesa, nes jums nereikia jokio inventoriaus namuose, jums nieko nereikia. Tiesiog įjungiat ir sportuojat. Taip, mūsų jums siūlomų užtikrinto lieknėjimo paketą sudaro 12 mėnesių skirtingų aktyvumo programų visiems metų laikams. Pradedat rudenį, žiemą tai žiemą, pavasarį tai pavasarį, vasarą, nesvarbu, mes jumis pasirūpinsime ištisus metus, 12 mėnesių skirtingų aktyvumo programų. Taip pat jūs gausite tavo savivertės kėlimo kursą skirtą moterims. Jūs taip pat gausite valgyk skaniai ir lieknėk kursą. Kaip pakeisti savo mitybos įpročius, kaip integruoti į savo gyvenimą skanų ir svarbiausia sveiką maistą, kad jums būtų sveika ir skanu ir kad jūsų artimieji galėtų taip pat maitintis kaip jūs ir tapti sveikesniais ir gražesniais. Taip pat jūs gausite mitybos dienoraštį, jūs gausite lengvą valgymo kultūros keitimo sistemą, jūs taip pat gausite aktyvumo programą skirtą sporto salėje, video programa. Jeigu panorėsit, sportuoti ne namie, bet sporto salėje, gausite ir šią programą taip pat, kad jums būtų patogu ir žinotumėt, kokius pratimus atlikti. Technika, patarimai, viskas bus pas jūs telefone. Taip pat motyvaciniai seminarai su palaikymu. Taip pat mitybos planas su receptais visai savaitai. Visą savaitę žinosite, ką valgyti. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Nereikės galvoti, dėliotis, ką čia pasigaminti ir taip toliau. Viską turėsite po ranka. Viskas labai paprasta. Taip pat seminarą, kaip gerai išsimiegoti, kad gražiau atrodyti, kad būtumėt pilna energijos, kad galėtumėt nuversti kalnus ateinančią dieną.
Taip pat seminaras apie savivertės paslaptis, kaip pasikelti savivertę, kaip labiau pasitikėti savimi, kaip padaryti taip, kad jūs gerbtų dar labiau aplinkiniai ir kad jūs vertintų jūsų aplinkiniai ir mylimi žmonės. Taip pat jūs gausite programą pradedančiosioms moterims, apie kurią pasakoja Anastasija. Nežinot, nuo ko pradėti. Kažkas sako, tai pradėk nuo pritūpimo. O kaip tą pritūpimą daryti? O jeigu aš negaliu, jeigu negaliu pritūpti, jeigu mano svoris 100+, o jeigu mano svoris 80+, kaip? Negaliu, keliai skauda, keliai išeina į vidų, į išorę, kaip? Anastasija viską labai išsamei papasakoju, parodau, kokias galima daryti alternatyvas, jeigu jums nepavyksta daryti paprastų pritūpimų. Taip. Viską pasakoju, viską rodau. Visa programa, namų sąlygom, be papildomos įrangos, be haintelių, treniruoklių, kažkokių tai ten trosų, be nieko. Jūsų kūno svoris pradedančiosioms skirta programa. Taip pat jūs gausite santykių gerinimo seminarą, 2 audio knygas ir daugiau negu 10 seminarų saviugdos tema. Bet, ir tai netgi ne viskas, jeigu jūs pasinaudosite mūsų pasiūlymo ir dabar prisijungsite prie mūsų ir 100 kitų moterų, jūs dar gausite 30 sveikuoliškų maisto idėjų PDF knygą kartu su video receptais. Tai 30 skirtingų pusryčių idėjų. Galėsite kiekvieną dieną gaminti skirtingus pusryčius savo ir savo artimiesiems. Patikėkit, jūsų vyras ir jūsų vaikai jums padėkos. Vakar buvo tas, šiandien tas ir tas užima vos 15 minučių, kaip tu viską spėjai. Realiai skanus receptai pusryčiams ir ne tik. Tai video receptai, tekstinė medžiaga, maistinių medžiagų ir kalorijų kiekį, kas skaičiuojate baltymus, angliavandenius, riebalus, kalorijas, kams iš jūsų įdomu, viskas bus nurodyta, viskas labai patogu jūsų telefone. Be abejo, kaip ir minėjome prieš tai tinka visai šeimai, nereikalauja ypatingų įgūdžių maisto gaminime, nereikia būti šefu, kad pagaminti šitos skanius pusryčius. Visi jie yra be papildomo cukraus ir konservantų. Ir kas yra svarbiausia, tai bus jums dovana. Įprasta kaina yra 50 €, tai bus jums dovana. Ko prireiks aktyvumui namuose? Prašau, papasakok. Aktyvumas su savo kūno svoriu, jokios papildomos įrangos, jokios specialios aprangos, jokių investicijų į sporto klubą ir tinka kiekvienai. Kaip ir minėjau, jūs tiesiog jungiate treniruotę jums patogių laikų, jums patogioj vietoj ir daugiau nieko jums nereikia. Jums tik reikia jūsų kūno ir kažkokio tai ekrano. Ar tai kompiuteris, ar tai telefonas, ar tai televizorius, visiškai nesvarbu. Jūs įjungiat ir sportuojat. Nereikia ruoštis, puoštis, galvoti, ar ten kažkas jūs pamatys, pažiūrės, kaip jūs ten atrodote, kaip jūs tą pratimą atliekate ir taip toliau. Ne. Tiesiog turite 15 minučių, vaikas miega, arba esate viena, tik po darbo grįžot, nieko namuose dar nėra, turit laiko, įjungiat ir sportuojat. Taip. Nereikia gaišti laiko. Važiuojant į sporto klubą. Jeigu šlapdriba, šalta, pernelyg karšta, lijundra, ten dar kažkas, eina savo, pieto pešiom eiti, kažkur arba pastatyti automobilį, sumokėti už arba surasti vietą parkinge. Nesąmonė. Plius mokėti už tą sporto klubą, kai jūs viską galite atlikti namų sąlygom. Ir mūsų klientės jau sako, kad tai yra įmanoma, nes mes taip sportuojam jau metais ir mūsų klientės yra patenkintos, laimingos ir pasiekia rezultatų. Nereikia važiuoti į sporto salę, mes turime jums šį spec pasiūlymą. Taip pat norime iš karto jums atsakyti į jūsų klausimus, kuriuos dažniausiai užduoda mūsų mielosios žiūrovės. Pirmas klausimas. Aš nežinosiu, kaip pasigaminti maistą. Mes jums suteiksime pirkinių sąrašą, viską papasakosim, viską turėsite savo telefone. Kaip ir minėjau, viskas yra labai patogu. Aš negaliu sau leisti brangaus sveiko maisto. Sveikas maistas, patikėkite, yra žymiai pigesnis negu nesveikas. Kodėl? Nes kai jūs nusiperkat sveiko maisto, pagaminat greitai skanų sveiką maistą, jisai yra sotesnis. Patikėkit, prisiminkit paskutinį kartą, kai valgėt saldainius. Ar prisivalgėt saldainiais? Ne. Suvalgėt visą dėžutę saldainių, bet valgėt vis vien norėjusio, alkis niekur nedingo. Čipsų atidarėt pakelį, nesuvalgėt 3 čipsų, suvalgėt pusę pakelio arba pilną. Ar alkis kažkur dingo? Ne, nedingo. Prisiminkit paskutinį kartą, kai atsigėrėt gaivaus gėrimo, limonado, kokolos arba dar kažką. Ar numalšinot troškulį? Ne, nenumalšinot. O visa tai kainuoja pinigų. Taip, kad tai yra didžiausias mitas, kad sveikas maistas yra brangesnis. Gerai. Tada aš nemoku daryti tinkamai pratimų. Kaip ir minėjau Anastasija, pas mus projekte, jūsų telefone, kompiuterį visur, galėsite atsidaryti bet kada ir pasižiūrėti, kaip atlikti 1, 2, 3, 4, 10 pratimų. Jeigu esat visiška naujokė, yra jums skirta programa. Jeigu jau žinot, kaip atlikti šitos pratimus, yra kitos programos. Ir tos programos
Pas mus prasideda nuo kūno stangrinimo, pavyzdžiui, programos užpakaliukui, programos sėdmenims, kojoms, presui, viršutiniai kūno daliai, lieknėjimui, svorio metimui, riebalų deginimui. Visas programas mes turim ir jūs turėsite savo telefone prisijungus prie mūsų projekto. Gerai, Vadimai, beveik įtikinai, bet, žinai, trūksta man motyvacijos ir to palaikymo, nežinau. Ar pavyks man? Baterija visada nusekusi. O aš jums pasakysiu, kad pavyks, nes mano žmona Anastasija turi daugiau negu 500 treniruočių. Šitos treniruotės yra suskirstytos į taip vadinamus sporto maratonus kabutėse. Sporto maratonai trunka nuo 21 dienos iki 30 dienų. Tai reiškia, pasirinkat pavyzdžiui, kūno dailinimo maratoną 21 dienos. 21 dieną iš eilės jūs sportuojat. Bus sportas, bus tempimo pratimai, bus meditacija ir kartu su jumis Anastasija sportuoja. Jis nepasako, kad darykite dabar pritupimus, 10 pakartojimų, varom. Praeitą sekundę, dabar jau darom kitą pratimą. Ne. Jis kartu su jumis daro šitą pratimą, groja muziką, viskas yra super, gera nuotaika, jūs paskatina jinai, pamotyvuoja, įkvepia ir jūs kartu su Anastasija tarsi jinai randasi su jumis, šalia, čia, kambarį. Ir jūs sportuojate kartu su Anastasija ir pasiekėt nuostabių rezultatų. Gerai, Vadimai, įtikinai mane. Kur tas tavo pasiūlymas? Pasiūlymas yra štai toks. Aš žinau, kad dabar yra nelengva situacija su finansais visame pasaulyje ir be abejo Lietuvoje. Todėl mes norime jums pasiūlyti net 20% nuolaidą mūsų visai programai. Netgi pasakysiu taip, visom programom. Prisiminkite nuolaidos kodą VERTA. 5 raidės. VERTA. Verta. Nes yra verta prisijungti prie mūsų programos. Ką jūs gausite prisijungus prie mūsų programos? Visų pirma, tai jūs gausite 12 mėnesio skirtingų programų. Jūs gausite 500 skirtingų treniruočių. Jūs gausite daugiau negu 25 įvairius seminarus. Nuo santykių tematikos iki sveikatingumo, iki psichologijos, vaikų auklinimo ir visom kitom svarbiom, įdomiom ir naudingom temom. Daugiau negu 25 seminarai. Ir taip pat jūs sutaupysite, pasinaudojus mūsų nuolaidos kodu VERTA, jūs sutaupysite net 320 eurų. Kokia yra kaina? Kaina yra nuo 14 eurų per mėnesį, jeigu jūs pasirinksite metinę narystę, perskaitykite būtinai visas pirkimo sąlygas. Narystę galima atšaukti jums patogiu laiku. Pasiūlymas galioja šitas tik tai dabar. Užeikite jau dabar į www.up.lt. Dvi tos pačios raidės kartojasi 2 kartus. Up arba up.lt. Užsukite į šį puslapį, pasirinkite jums tinkamą planą, perskaitykite pirkimo sąlygas, įveskite nuolaidos kodą VERTA, sutaupykite minimum 20%, o pasirinkus metinę narystę sutaupysite daugiau negu 300 eurų ir prisijunkite jau dabar. Spauskite up.lt, prisijunkite prie mūsų. Tik tai dabar yra 20 laisvų vietų, mes daugiau negu 20 iš jūsų priimti dabar negalėsim, taip kad yra tik tai 20 laisvų vietų. Spauskite up.lt ir mes iš karto jums atsiūsime visus prisijungimus. Pasirinkat planą, apmokat ir gaunat iš karto elektroninio laiško pagalba visas instrukcijas. Galėsite atsisiųsti programėlę. Jeigu pas jūs iPhone'as, atsisiųsti programėlę iPhone'u. Jeigu pas jūs Androidas, Samsungas, Xiaomi, LG, nesvarbu koks kitas telefonas, yra aplikacija ir jūsų telefonui taip pat. Nenorit siųstis aplikacijos, nesvarbu, per puslapį užeisite. Kompiuteriu, planšetu, telefone. Galėsite visus video perkelti, visus seminarus, treniruotės, galėsite viską perkelti ir ant televizoriaus. Programėlė yra patogiausia. Kai jūs įsigijat narystę, jūs iškart gaunate į telefoną, į elektroninį paštą, gaunate laišką, kur yra visos instrukcijos parašyta ir apačioje parašyta, kad galima parsisiųsti programėlę ir pasirenkat, ar tai iPhone'as, ar tai Androidas. Pasirenkat, parsisiunčiat programėlę ir prisijungiate prie savo paskyros. Ir ten viskas yra labai patogu, norėjau griebti telefoną parodyti, yra labai patogu, viskas matosi, yra kategorijos, kur yra mytyba, viskas, kas susijęs su mytyba, mytybos planai, kursai, seminarai, viskas yra ten. Paskui sportas, namų sąlygom, atidaro, ten yra visi sukelti reikalingi jums maratonai. Pasirenkat, pavyzdžiui, preso maratonas. Tai yra sporto programa, kitaip tariant. Jo, pasirenkat, pavyzdžiui, programą,
pilvo presui. Įsijungiat ir visos treniruotės paeiliui eina. Įjungiat norimą treniruotę ir sportuojate. Taip pat yra sporto salė. Įjungiat programą, užeinat į skiltį, įjungiat programą ir sportuojat. Kiekvieną dieną yra aprašyta, įjungiat ją ir keliaujat sportuoti su manimi. Ir taip pat pas mus dar yra audio knygos, dar yra saviugda. Taip. Seminarai. Mitybos įpročių kitimo kursas, savivertės kėlimo kursas, maisto dienoraštis. Patikėkit, apie save sužinosite labai daug, pakeisite savo gyvenimą ir iš sveikatingumo pusės, ir iš psichologinės pusės. Patikėkit, bus labai verta, todėl mūsų nuolaidos kodas 20% nuolaidos kodas verta. Tik tai yra 20 vietų. Man dabar jau administratorius rodo ekrane, kad liko tik tai 16 iš jų. Kol jūs perkate narystę, užsukus į up.lt, mes atsakysim į jūsų užduotus klausimus. Rūta klausia, o ką daryti, jei ryte nenoriu valgyti visai, o vakarais negaliu sustoti? Būtent todėl mes jums ir papasakojom apie protarpinį badavimą. Nenorite valgyti ryte, pirmą kartą valgot 11 dienos? Bet norite vakare pavalgyti? Norite pavalgyti paskutinį kartą 8 val. Vakaro? Galite tai padaryti, panaudojus protarpinį badavimą. Ir dar vienas pastebėjimas, kodėl pas mus būna taip, kad mes ryte, pavyzdžiui, nenorim valgyti, o vakare valgom. Jau tiesiog viską norim suvalgyti, visą šaldytuvę. Ir problema yra ne tame, jog jūs ryte nepavalgėt. Ne, problema yra tame, kad dienos metu jūs valgėt nesąmonės, buvo betverkė pas jūs maiste. Jūs nesuvalgėt savo maisto normos ir dėl to dabar vakare jūs norite suvalgyti visą šaldytuvą, viską, ką matot ant stalo. Taip. Laima klausia, kaip atrasti laiko, jei turiu pirmagimį? Mažas vaikas. 15 minučių su manimi. Vaikas miega, sportuojate. Vaikas guli pas jūs ant kilimėlio, žaisliukus ten nagrinėja, o jūs šalia sportuojat. Paminė, kaip aš filmavau treniruotės ir Richardas šalia mažiukas be bibijornė pas mane gulėjo. Taip. Ir aš sportavau ir jūs galite atrasti 15 minučių. Aš žinau, kad kartais tas tinginys užeina, bet mergaitės, atidėjus telefoną į šoną, tiesiog nežiūrint kitų žmonių stories, jūs atrasite 15 minučių į dieną. Jūs sutiksit, kad 15 minučių tai apie nieką. 15 minučių atrasti savo, tikrai įmanoma. Tikrai įmanoma. Gintarė klausia, dėkoju jums, labai patinka jūsų šeima, o kaip valgo jūsų vaikutis? Maniškiai nieko nevalgo sveiko. Richardas pas mus valgo taip pat kaip ir mes ir aš manau, kad tai yra dėl to, jog mes visada valgiam sveikai, bet kaip aš ir sakau, mes su saiku, su protu, subalansuotai valgome. Mes leidžiame savo ir nesveiko kažkokio tai maisto suvalgyti ir viskas su tuo yra normalu, bet visas mūsų pagrindas yra pastatytas ant sveiko ir kokybiško maisto. Tai yra mūsų gyvenimo būdas. Ir Richardas yra įtrauktas į tą gyvenimo būdą. Jis nesupranta, kad galima valgyti kažkaip kitaip, nes jis valgo viską tą patį, ką valgome ir mes, nes jokio kito kažkokio nuodingo blogo maisto mes neturime. Jeigu mes leidžiame savo suvalgyti pirktą pizzą, mes valgom tą pizzą kartu, viskas su tuo yra normalu. Jeigu aš pagaminau salotas, jis su malonumu valgo salotas. Jeigu aš dabar jo šiandien kaip tik pietavot. Vištiena buvo su vištiena, ryžiai ir salotus. Jo. Ir jisai kaip tik sako, aš noriu salotų, įdėkit salotų, nes jis yra pripratęs, tai yra mūsų normalus maistas, kasdieninis maistas, kurį mes valgom. Tiesiog savo pavyzdžiu mes priverčiam savo šeimą valgyti taip pat. Aneta klausia, o jei norėsiu išbandyti sporto salėje, turit programų salėje? Taip, kaip ir prieš tai minėjome, turime programą sporto salėje ir aš, kai dariau tą programą, aš galvojau, kokius pratimus įtraukti ir aš įtraukiau tuos pratimus, kurie yra efektyviausi pagal mane, kuriuos aš daug metų dariau ir puikiausiai tą techniką išmanau, žinau, kokie jie yra veiksmingi. Aš sukūriau programą, kuri yra tikrai efektyvi ir labai naudinga, jeigu jūs norite sportuoti būtent sporto salėje. Tie pratimai jums atneš labai gerus rezultatus. Viskas. Mergaitės, mielosios mano administratorius ką tik parašė telefonę, kol aš ieškojau jūsų įdomių klausimų. Man parašė, kad liko tik tai 4 vietos iš 20. Taip kad jeigu norite suspėti, jeigu norite sulieknėti, geriau jaustis, gražiau atrodyti, būti geresnės nuotaikos, norite pakeisti savo gyvenimą psichologiškai, fiziškai, emociškai, sveikatingumo prasme, visom prasmėm, užsukit, prašau, į up.lt, įveskite būtinai pasirinkus norimą planą, įveskite nuolaidos kodą verta.
Rekomenduoju jums rinktis metinę narystę, nes jūs sutaupysite daugiau negu 320 eurų ir tokiu būdu jūs būsite aprūpinta visiems metams. Mytybos planais, receptais, naujom programom, turimom programom, naujais seminarais, turimais seminarais, audio knygom, absoliučiai viskuo jūs būsite aprūpinta ištisus metus. Ir pasakysiu jums pabaigai vieną paprastą dalyką. Geriausias laikas pradėti buvo vakar, bet dar geresnis laikas pradėti yra šiandien, čia ir dabar. Jūsų teisė rinktis. Tai mergaitės, jūsų sprendimas ir jūsų pirmas žingsnis yra padarytas. Tęskit jį, nenuleiskit rankų, nes aš žinau, kad kiekviena iš jūsų gali turėti tą išsvajotą kūną, kad kiekviena nori save mylėti, tai yra faktas, tai pagaliau pradėkite. Mes jūsų laukiam. Taip. Iki. Iki. Aš labai džiaugiuosi atradusi būtent šį visą reikiamą paketą, tiek treniruotės, tiek motyvacija, tiek receptai, kurie netgi ne tik surašyti, ne tik nufotografuoti, tačiau visai gan nufilmuota, viskas labai aišku. Ir kas labai fainai dar yra, tai kad jie jums duoda ir saviugdos, ir knygų, kurios yra labai populiarios, parašytos būtent pačio vadimo. Tai esu labai dėkinga šiems dviems nuostabiems žmonėms, linkiu jiems didžiausios sėkmės ir tikrai labai rekomenduoju prisijungti ir išbandyti būtent jų sukurtą šį projektą pagal sveiką gyvenseną ir pagal sportą. Prie šio Anastasijos maratono esu prisijungusi jau 12 dienų, tačiau jau matau tikrai rezultatus ir jais esu be proto patenkinta, išmokau vėl save mylėti, išmokau mylėti savo kūną, gerbti save ir dar kartą kartuoju, kad esu labai labai dėkinga ir labai patenkinta. Didžiausios rekomendacijos jiems. Ta aplikacija, kurioje galite rasti visą treniruočių paketą, tiek būtent mitybos planus, tiek sporto treniruotės. Treniruotės yra įvairios, pasirinktinai pagal jūsų norimus ar ne, kažkokius tai pasiekti rezultatus. Tai galima rinktis tiek preso pratimų maratoną, stangaus ar ne užpakaliuko maratoną, galima rinktis tiek būtent norint numesti svorį, tai tikrai įvairovė didelė. Kas yra labai gerai, nes iš tikrųjų daugelis moterų turi problemų, tarkim, ir su antsvoriu, kitos nori tik pastengrinti kūną, tai tikrai labai patogu. Sportas namuose, tai dar patogiau turint mažus vaikus, ypač man, aš pavyzdžiui viena ar ne auginu vaiką, tai mes kartu dabar sportuojam labai, iš tikrųjų patogi aplikacija. Naudojant ją galima prisijungti tiek prie, pavyzdžiui, kompiuterio, tiek prie televizoriaus. Tai sportuoti, kur yra didelis ekranas, žymiai patogiau negu žiūrint į telefoną ir varginant akis. Tai va. Mitybos planas, tiek patarimai, ką reikėtų vartoti, ką pirkti, net yra dabar įkeltas pirkinių krepšelis, kurį galima ar ne įsigyti parduotuvėse, pagrindinis krepšelis ar ne, kurį naudotumėte sportuojant. Tai va, dar man labai patiko iš tikrųjų, kad Anastasija labai smagiai veda treniruotės. Jinai patarė ir pamoka, iš tikrųjų pasako ir kaip tiksliai atlikti tą pratimą, kad nebūtų ar ne, nei traumų, nei kažkokių kitų pasiekmių. Nes daugelis treniruočių pas kitas trenerės tai yra monotonija ar ne, muzika ir tu vedi treniruoti ir darai tai, kaip tau atrodo daryti. Tai va, Anastasija tikrai labai super. Man kaip trenerė labai patiko. Patiko ir būtent audio įrašai, kurie yra palikti tenai, būtent pamokantis įrašai, kur tiek įdomi informacija, kokių produktų tai šiai dienai, tarkim, nevartoti, ką reikėtų pirkti, tiek vaikams labai įdomu. Man, pavyzdžiui, žiūrėjom su vaiku tikrai nuo to video, kaip pažiūrėjom, tai vaikas jau žino, kad jau šitų produktų mes nebevartosim, tiek sudėties ir taip, tikrai daug naudingos informacijos. Šiaip skatinu prisijungti, todėl kad bet kokiu atveju kiekviena moteris, manau, nori gražaus kūno, nori mylėti save dar labiau, tai tikrai skatinu jungtis, nes pamatysit, kiek yra daug naudų, papildomas informacijos, kurios tikrai garantuoju dar nežinote, tiek ar ne audio knygų. Tai puikia programa, kuriai kviečiu naudotis, bet kokiu atveju tai nieko tikrai neprarasite, išmoksite galų gale ir gerai praleisti laiką kartu su Anastasija. Bei jos vyro, žinoma. Tikrai džiaugiuosi, kad pabandžiau ir tęsiu savo maratoną. Šiuo metu tai
jau netgi pokyčius matau. Tai vat, ačiū Jums labai. Labai džiaugiuosi prisijungusi prie Anastasijos platformos, kurią labai lengva naudotis. Joje yra receptai, sportas, saviugda, kuri neleidžia pasiduoti kiekvieną dieną ir judėti link tikslo. O gražioji Anastasija labai motyvuoja. Žinokit, kad kiekvienas galite pasiekti savo tikslą, tik turite užsispirti. Tai yra labai lengva ir paprasta. Viskas slypi jumise. Po gimdymo visiškai save apleidau, tiesiog sėdėjau ant sofkės ir ėdžiau bet ką. Ta prasme, tiesioginė to žodžio prasme, ėdžiau bet ką, kas papuola po ranka ir galvojau, kad viskas taip gerai, su mama, ką tik po gimdymo, normalus tas celiulitas, normalus tas trijos, normalus tas pagurklis ir visai kita. Bet dėja, vieną dieną pamačiau save veidrodį ir supratau, kad čia kažkas ne taip. Taip neturi būti. Visiškai savęs nemylėjau, nebeturėjau jėgų, visiškai sėdėjau ir nieko neveikiau. Ir tada supratau, kad reikia kažką pradėti daryti, kažką veikti, kad pradėčiau iš naujo save mylėti. Ir vieną dieną Instagrame pamačiau, kad Anastasija ieško panelių savo komandą, kurios norėtų pamilti save, pamilti savo kūną ir atrodyti geriau nei atrodom dabar. Supratau, kad tai ženklas ir reikia man pradėti kažką daryti. Viskas labai paprastai, prisijungiau programėlę, ten yra ir sveikų receptų, ir sportas namuose, ir sportas treniruoklių salėje, kadangi aš pradėjau lankytis treniruoklių salę, mokusi pagal jos treniruotas treniruoklių salėje. Viskas labai paprasta, viskas labai aiškiai, Anastasija labai gerai motyvuoja, paprastai, trumpai ir aiškiai viską išpasakoja. Taip pat yra labai daug skanių sveikų receptų. Prieš 2 savaitės aš negalvojau, kad sveikas maistas gali būti toks skanus. Iš tikrųjų, sveikas maistas labai skanus ir labai paprasta viską pasigaminti. Tikrai toj programėlėje viskas labai paprasta. Yra labai daug sveikų receptų, daug treniruočių namuose, daug treniruočių sporto salėje. Anastasija visada mane motyvuoja toliau, jinai nereali. Labai ačiū šiems 2 žmogeliukams, tai Anastasijai ir Vadimui Zizui. Jie padėjo man pamilti save iš naujo ir tikiuosi dar ilgai eisiu jų keliu. Ačiū. Sveiki, esu Brigita ir dalyvauju naujajame Anastasijos ir Vadimo projekte. Tik prisijungus prie programos buvau labai maloniai nustebinta. Kodėl? Todėl, kad aš tikrai nesitikėjau gauti tiek daug motyvuojančios ir išsamios informacijos apie viską nuo A iki Z, ką man reikia žinoti siekiant savo tikslų. Viskas čia yra vienoje vietoje. Man jau nebereikia ieškoti informacijos papildomai internete. Čia yra seminarai, sporto programos, mitybos planai. Tiesiog viskas, ko man reikia. Kalbant apie mitybos planą, norėčiau pasakyti, kad maistas yra labai skanus ir nesudėtingai paruošiamas. Sotus ir visavertis, todėl aš jau nebejaučiu alkio jausmo ir man po kiekvieno maisto jau tikrai nebereikia griebtis gabalėlio šokolado ar dar kažko skanaus. Suderinusi mitybos planą ir Anastasijos vedamas treniruotės jau pasiekiau savo pirmųjų rezultatų. Išsimatavus per visą kūną apimtis sumažėjo beveik 6 cm, kas man yra tikrai nuostabu ir neįtikėtina. Jaučiuosi puikiai, pilna energijos, motyvuota ir viskas čia tik tai jūsų dėka. Paklausius jūsų visų seminarų ir visos informacijos, ką jūs mums suteikė, tiesiog aš jaučiuosi, kad galiu kalnus nuversti ir tikiu, kad jau su jumis pasieksiu savo tikslą. Ačiū Jums labai. Iš pradžių galvojau, kad nieko naujo nebus, bus kaip ir visur kitur, nes esu išbandžiusi tikrai ne vieną projektą, bet šis projektas mane labai maloniai nustebino. Pirmiausia, nustebino tuo, kad labai paprasta naudotis. Viskas yra pateikta papunkčiui, viskas yra pateikta vienoje vietoje ir viskas yra labai paprasta. Taip pat labai maloniai nustebino tai, kad yra pateiktas ne tik tai sporto pratimai pateikti, ne tik tai mitybos planas, receptai, bet yra įkeltos audio knygos. Yra daug informacijos apie saviugdą, kas yra labai svarbu, einant šį sveikos gyvensenos kelią. Visi receptai yra greitai ir lengvai pagaminami, paprasti, skanūs.
Taip pat labai patiko visi pateikti pratimai. Tik ir laukiu, kada galėsiu treniruotis, tik ir laukiu, kada galėsiu atsiversti ir pasižiūrėti, ką galėčiau skanaus pasigaminti. Tai esu labai patenkinta ir netgi rekomenduoju visom draugiam, kurios manęs paklausia. Sako, na, tai pagal ką tu dabar čia sportuoji, pagal ką maitiniesi. Tai visos nustemba ir sako, wow, iš tikrųjų taip gali būti, kad vienoje vietoje viskas yra taip lengvai prieinama. Sakau, taip, galite ir jūs išbandyti. Tai rezumuojant viską, tikrai viskas labai patiko ir labai džiaugiuosi prisijungusi. Labai džiaugiuosi prisijungusi prie Anastasijos platformos, kurią labai lengva naudotis. Joje yra receptai, sportas, saviugda, kuri neleidžia pasiduoti kiekvieną dieną ir judėti link tikslo. O gražioji Anastasija labai motyvuoja. Žinokit, kad kiekvienas galite pasiekti savo tikslą, tik turite užsispirti. Tai yra labai lengva ir paprasta. Viskas slypi jumise. Tai platformą naudojuosi jau daugiau negu 2 savaitės ir iš tiesų esu labai patenkinta, ypač dėl to, kad šią aplikaciją, platformą galime labai paprastai naudotis, nereikia labai daug naršyti, labai daug landžioti. Atsidarome platformą ir matome, kas būtent šioje platformoje yra patalpinta. Tai tiek saviugda, tiek yra audio knygos, mitybos skiltis yra, tiek yra 2 atskiros skiltis sportui, tai yra sportas namuose ir sportas būtent su treniruokliais, būtent salėje. Kas mane labai sužavėjo, kad mane būtent šie video labai traukia pačią kaip asmenybę, sportuoti kartu, noriu vis daugiau. Ir tie patys paaiškinimai, kaip atlikti pratimus, yra išties labai paprasti ir suprantami, dėl to nekyla kažkokių papildomų klausimų, nebuvo taip, kad kažkas nepavyktų. Jis yra labai aiškiai pasakyta, kaip reikia daryti, kaip atlikti tą pratimą. Tai iš tiesų man labai patiko. Kas sieja su mitybos planu, tai kas man labai patiko, tai kad yra ne tik tai kažkoks šablonas nupaišytas, kaip tu turėtum valgyti, bet yra labai daug naudingų video patalpinta, kodėl vienaip ar kitaip yra geriau, kokių mums vitaminų mūsų organizmui reikia, kokių medžiagų reikia pasisavinti organizmui. Na ir tikrai daug žinių naudingų suteikia, kurie padeda suvokti, dėl ko reikėtų vienaip ar kitaip elgtis. Tai ši platforma mane tikrai sužavėjo ir tikrai rekomenduosiu visiems savo draugams, kad jie išbandytų šią platformą, nes aš tai tikrai labai matau daug naudingos informacijos ir man labai padeda susikoncentruoti. Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti Anastasijos projekte, kuriame labai daug informacijos, skanus meniu, labai maistas greitai paruošiamas, sporto programa pritaikyta palei kiekvieno mūsų norus, motyvacijos daug. Per nepilnas 2 savaitės numečiau jau 2 kilogramus ir po 1,5 centimetrų apimčių sumažėjo. Tai tikiuosi, kad iki vasaros pasieksiu savo norimą svorį. Labai ačiū tau. Ir norėjau šiuo video palikti jums žinelę, kaip aš esu labai patenkinta už jūsų įdėtą darbą, už apgalvojimą kiekvieno kampelio, kuris turbūt dar net nėra kitose aplikacijose, kuriuose man teko naudoti, tai aš tikrai turiu jūs pagirti beprotiškai už saviugdą ir už prieinamas Vadimo Zizo knygas. Nes tai yra kažkas top, kurio mes neturėjom ir aš manau, jis yra labai reikalingas, bet tikrai aplikacijų, kiek aš esu turėjusi, dar nebuvo būtent apie saviugdą. Tai su šiuo nauju jūsų kūriniu, jūsų projektu mes gauname tikrai ekstra. Ir tas, kas norėtų pabandyti, gali tikrai nuo manęs perduoti, kad tai yra ekstra. Ir niekur kitur to negausit. Ir man labai padėjo, nes aš pradėjau visų pirma su jūsų sportavimu, tai buvo tikrai viskas labai aišku, su treniruotėmis, su video parodymais, visų paaiškinimu, tikrai labai paprasta ir labai yra gera situacija, kad galima pasirinkti sportavimą namuose ir sportavimą salėje. Mano gyvenimo būdui tai yra tiesiog puiku, abu surišti ir pasirinkimas, laisvė kitaip, tai yra labai svarbi. Mitybos planai, receptai, tai yra
spalvota, aš taip įsireikščiau, nes būtent su jais jie nėra nuobodus, tai yra pasirinkimas ir tas valgymas mane irgi atvedė ne į nuobodumą, kaip galvot viskas, tu esi tiesiog dietoje, tai yra sveikas, gražus valgymas, pasirinkimai, receptai. Aš turbūt sakyčiau, man tas didžiausias pliusas būtų saviugdos, nes aš radau laiko tai paskaityti, kitaip jaučiausi, kažkiek per šį laiką bandomai jau pasikeitė mano požiūrės į kasdieninius dalykus ir kuriuos aš pradėjau norėti pakeisti. Pamažu, turbūt einant aikšteliais, ar seniau nerandat laiko, bet dabar aš į tai pasižiūriu kitaip. Tai būtent ši dalis saviugdos man labai patiko ir aš manyčiau, kad jinai yra man tas viršutinis taškas šios aplikacijos programėlės, kad jis yra tikrai labai geras. O toliau aš tik norėčiau pasakyti, padėkoti už jūsų darbą, nes kiek jūs įdėjot meilės, šilumos, įdirbio ir visko, visą tai atsiliepia ir aš manau, kad tikrai tai pakeis kitų žmonių gyvenimus, požiūrį, tas, kas nori, tikrai jį pasikeis. Tai dar kartelį širdingas ačiū Jums ir laukiam toliau sportavimo ir žiūrėsim, kaip bus su rezultatais. Širdingai. Ačiū. Tekiam pasportuot! Šioje platformoje man labai patinka aiškiai išdėliotos kategorijos ir mane labiausiai motyvuojanti skiltis yra mitybos planai, kurie keičiasi, atsiranda nauji produktai su paaiškinimais ir net nesinori nukrypti nuo plano, nes o kas laukia toliau. Dar vienas labai geras dalykas, sportas namuose be jokio inventoriaus ir treniruotė trunka kažkur tik pusvalanduką, tai įsivaizduojat, neskrolini telefone, o pasportuoji, savijauta, kūnas padėkoja tau ir jautiesi tiek fiziškai, tiek emociškai daug geriau. Kiekvienai noriu palinkėti, atrasti, pamilti, priimti save tokią, kokia esi ir tik tada ateis suvokimas, kad norisi keistis, tad žydėk, klestėk ir skleis pačią geriausią energiją. Šis projektas tikrai padėjo mano gyvenime paprasčiau įvesti tiek sportą, tiek sveiką mitybą, kadangi turime viską po ranka. Yra labai patogu iš programėlės pusės keliaujant, kur nors turėti su savimi tiek mitybos pavyzdžius, tiek receptus, tiek sporto programas. Yra tinklapis ir jį gali naudoti taip pat per kompiuterį. Visada, kur tau yra patogu. Dar kitas dalykas, kas man labai stipriai patiko, kad yra didelis informacijos kiekis. Tu ne tik ten ateini pasportuoti, pasižiūrėti ten receptų ar dar ką, bet viskas yra labai detaliai ir labai aiškiai parodyta, paaiškinta. Taip pat gali pasižiūrėti daug seminarų, taip pat ir knygų paklausyti. Tobulini ne tik save, ne tik savo emocinę būklę, ne tik savo fizinę būklę, tačiau ir savo psichologinę, ir emocinę, ir meilę savo taip pat auginę. Kas labai yra svarbu ir bent jau man, mano daugumai moterų, čia nesijauti prastesnis ir tikrai jauti tą stiprų palaikymą ir nuoširdumą, kadangi atrodo žmogaus nėra šalia, bet visada tave palaikys, visada paskatins, visada padės, net jeigu ir nenaudojant visų programų ar dar ką, bet kada gali kreiptis, visada padės, pagelbės, pataisys. Viskas tikrai detalu, tiek nuo sporto programų ir nekalbu apie gausybę variantų tų programų, kas irgi yra labai gerai, galima rinktis iš bet ko tik nori ir ko nori pasiekti. Tai kaip viskas paaiškinta, parodyta, tu turi žymiai daugiau žinių namuose padaryti viską gerai, negu nepadaryti to iš vis arba padaryti tai blogai. Esu tikrai labai stipriai sužavėta. Ne pirmą kartą jau tenka man naudotis Anastasijos programomis. Kiekvieną kartą lieku labai patenkinta, nes kaip man pačiai, kaip prieš tai galbūt jau paminėjau, kad man reikia šilto žmogaus, kad nemenkintų, nepriverstų jūs kažkaip blogai ir visada tikrai palaikytų, tai to čia tikrai sulauksit. Visada išties pagalbos ranką, visada padės. Man labai patiko tas, kad sportos programos neužtrunka labai ilgai, yra efektyvios, yra smagios, Anastasija puikiai moka motyvuoti ir visada palaikyti juose. Ir informacija taip pat programėlėj yra labai stipriai pildoma ir tas yra labai džiugu, nes visada gauni papildomų žinių. Esu visiškai patenkinta savo pasirinkimu ir tikiuosi, kad liksite ir jūs.
Nesitikėjau gauti to, ką gavom. Struktūra nustebino, kiek daug yra sudėta į visą turinį, pradedant nuo maisto, visos dienotvarkių, receptų. Pirmą kartą pamačiau, kad gali ir duoda tiek, kiek negaila, nes kai kurie treneriai, tikrai esu išbandžius jų ne vieną, tai duoda labai siaurai, todėl kad kiekvienas už darbą tu nori atsilyginti, bet neduoda tiek, kiek duodate jūs. Sporto programa, kurių yra begalė ir pagal kiekvieno norą, ir pagal kiekvieno rūšį, motyvacijos, teorijos, paskatinimo. Tiesiog buvau tikrai labai maloniai nustebinta. Su Anastasija dirbti yra labai smagu, todėl kad jinai labai raminantis žmogus. Paaiškina apie pratimus, parodo jos iš įvairiausių šonų. Ką suteikia šita programa, yra tiesiog wow, kitų žodžių negalėčiau pasakyti. Esu Oksana, man yra 46 metai. Prieš 2 savaitės aš prisijungiau prie bendro vadimo ir Anastasijos projekto. Ir praėjus 2 savaitėm aš noriu trumpai pasidalinti, tai kaip aš jaučiuosi ir ką aš gavau. Tai informacijos tikrai labai daug, tai yra mitybos planai, tai yra sporto planai, yra saviugdos kursai, savivertės, daugybė video. Vadimas ir Anastasija kiekvieną dieną buvo kartu, kiekvieną dieną prisijungus, tai jautėsi palaikymas, didžiulė motyvacija. Sportas su Anastasija tikrai labai lengvas, labai paprastas, labai aiškiai viskas išdėstyta ir tikrai tai suteikia daugybę motyvacijos kiekvieną mielą dieną. Aš su mielu noru jungiausi kiekvieną dieną, klausiau video, klausiau patarimų, dariau namų užduotis ir po 2 savaičių aš tikrai jaučiu didžiulius pokyčius savyje. Todėl apie patį projektą, tai yra kažkas tai wow, tai yra nuostabu, tai yra tokio projekto aš nesu niekur mačiusi niekada, kad tiek informacijos būtų vienoj vietoj. Ko aš tikėjausi sporto, tikėjausi mitybos, bet aš gavau kur kas daugiau. Ir aš esu labai laiminga ir su daugybė motyvacijos. Prie šio projekto prisijungiau norėdama pokyčių ir tuo pačiu vedama smalsumą, o kokią informaciją gali suteikti šio projekto metu, kad aš pasiekčiau savo norimų rezultatų. Iš tiesų prisijungusi prie šio projekto likau maloniai nustebinta, kadangi informacijos gavau tikrai labai daug, pradedant mitybos planais, sporto programomis, kurios yra skirtos sportuoti tiek namuose, tiek sporto salėse ir tuo pačiu gauta prieiga prie saviugdos seminarų, kurie man asmeniškai tai buvo tarsi naujovė ir tikrai labai traukiantis dalykas. Kalbant apie informacijos prieinamumą, tai galiu pasakyti, kad yra tikrai labai patogu naudotis, nes visada viską turi po ranka. Kaip pavyzdys, prisijungusi per telefono aplikaciją, tu gali pasižiūrėti, kokiųgi produktų reikės tau sekančios dienos mitybai, ar išvykus bet kur, bet kada, galiu prisijungti ir turint laisvo laiko pasportuoti. Turbūt vienas iš mane asmeniškai neraminusių dalykų buvo motyvacija. Kėliau vis klausimą, ar man pakaks tos motyvacijos, kad pasiekčiau tų savo norimų rezultatų. Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad tos motyvacijos tiesiog neįmanoma pamesti, kadangi nuolatinis, nuoširdus Anastasijos bendravimas, nuolatinė pagalba ir tuo pačiu sportavimas kartu treniruočių metu tau neleidžia tos motyvacijos tiesiog pamesti. Aš jau kaip juokiausi kitiems, sakiau, kad Anastasija yra tarsi tos motyvacijos varikliukas. Tad kiekvienai, kuri nori pasiekti pokyčių, labai rekomenduoju prisijungti prie šio projekto.
moving forward.